Sveiki, aš Skirmantas Malinauskas ir man labai džiugu sveikintis su jumis šiame YouTube kanale. Ačiū labai, kad žiūrite, ačiū labai, kad prenumeruojate, kad paspaudžiate patinka, paliekate savo komentarus. Mūsų beveik 230 000. Trūksta mažiau negu 100 prenumeratorių, tai neįtikėtinai dideli skaičiai, kiekvieną kartą stebiuosi, puikiai motyvacija visai komandai judėti pirmin. Šiandien mūsų laukia ilgas pokalbis. Pirmiausia, praėjusi sekmadienį epizodo nebuvo, kas seka mane Facebook'e, matė, aš pasidalinau labai paprastų dalykų. Įtempta savaitė, buvo viskas suplanuota labai griežtai, ir atsirado papildomų darbų susijusių su teisiniais reikalais, atsirado dalykų, kuriuo aš tiesiog nebuvau numatęs, kuriuos aš turėjau sureaguoti, apie tai dar pasikalbėsime trumpai. Ir pagalvojau, gerai, yra šeštadienis, ne pirmas kartas, padirbėsiu šeštadienį, kad ir per naktį spėsiu epizodą sudėti, ir kokią antrą ir trečią nakties supratau, kad ne, aš nesuspėsiu visko laiku, arba tada teks labai nekokybiškai pusiau miegant jum pasakoti svarbius dalykus, todėl pasakiau savo, geriau neįdėti, bet aš nepaliksiu jūsų be pradėtos temos. Tai šį kartą yra ilgas epizodas, jame yra 2 temos, pilnavertės temos, jos užims tiek laiko, kiek įprastai užima kiekvienas mano atskiras epizodas apie 50 minučių trunka. Taip pat bus dar susijusių dalykų, apie kuriuos aš pasikalbėsiu, tai aš siūlau jį visą pasižiūrėti. Šiaip jau, kas sako, Skirmantai, tavo ir taip epizodai yra per ilgi, mums nusibosta, aš jums palieku laiko žymes, kur viena tema pasibaigia, kur kita tema prasideda. Jūs galite pasižiūrėti vieną temą, tada tiesiog eiti tvarkyti savo reikalų ir kada turėsite laiko pasižiūrėti antrą temą. Ypač tai siūlau daryti dėl to, kad atėjo vasara, o jūs žinote, kad kiekvieną vasarą aš atostogauju, kaip ir kiekvienas iš mūsų, arba bent jau dauguma. Aš neišeinu 3 mėnesiam ar 2 mėnesiam atostogų, nieko neveikdamas, aš tiesiog sakau, įprastai mėnesį aš praleisiu su savo šeima, dažniausiai ne Lietuvoje, ir šį kartą tas mėnesis išsidalins į 2 dalis. Kitaip tariant, aš turėsiu atostogas 2 savaičių dabar ir taip pat rugpjūčio mėnesį turėsiu dar vieną dalį savo atostogų. Kitaip tariant, kitą ir dar kitą sekmadienį manęs nebus. Manęs nebus Lietuvoje, manęs nebus čia YouTube. Pasiimtum atostogų. Sėtum. Rimtai atostogų. Kadangi 2 šio epizodo temos niekaip tarpusavį nesusijusios, yra visiškai iš skirtingų kontekstų, tai jūs galite vieną pasižiūrėti dabar, o kitą, pavyzdžiui, kitą sekmadienį, net nepajusite, kad buvome 2 savaitėm išsiskyrę. O dabar pradėkime nuo to, apie ką aš su jumis norėjau pasikalbėti dar praėjusią sekmadienį. Tema atrodo iš pirmo žvilgsnio sudėtinga. Apie šitą temą yra daug kalbama, jin yra labai svarbi, bet aš pasistengsiu jums ne šiaip papasakoti, bet parodyti dalykus, kurie jūs turėtų tikrai nustebinti, kai kuriuos galbūt priblokšti ir labai paprastais žodžiais paaiškinti sudėtingus dalykus. Mažiau nei prieš mėnesį, gerokai per vėlai, visi sužinojome apie registro centrų duomenų vagystę. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Kai kalbam apie visą valstybės sistemą ir kai yra įvairios valstybinės įmonės su mūsų jautriais duomenimis, galų gale registrų centras susijęs tiesiog su e-sveikata ir su mūsų medicininiais duomenimis, tai čia iš vis pažeidžiamumas tada didžiulis, jeigu žmogaus informaciją apie sveikatą gautų, pavyzdžiui, Rusijos spectarnybos ar ne, tai čia iš vis jau būtų dar didesnis pažeidžiamumas. Tai jos jau to atsparumo kibernetinio turi daug mažiau. Jei gyvenate Lietuvoje, jūs situaciją labai lengvai atpažįstate. Aš jums pateikiau ištrauką iš prezidento metinio pranešimo, jis kalba apie tai, kad per vėlai buvo sužinota apie įsilaužimą į registrų centrą. Priminsiu, kad nukopijuota 600 000 duomenų susijusių su nekilnojamu turtu Lietuvos Respublikos piliečių. Jūs vėlgi daug apie tai skaitėte, aš dabar nepasakosiu visos fabulos, nes jeigu jūs jos nežinote, tai akivaizdu, kad šita tema jums absoliučiai nerūpi, nors jinai su kiekvienu Lietuvos Respublikos piliečiu tiesiogiai yra susijusi. Kas mane sudomino šitoj temui? Aš matau, kaip staiga kilo didžiulis pasipiktinimas ir tokia netgi politinio pasipiktinimo banga, apkalta buvo inicijuota premjeriai dėl to, kad yra tinkamai nesaugomi mūsų visų duomenys. O čia Laurynas Kasčiūnas, konservatorių pirmininkas, sako, juk tai yra labai svarbus duomenys. Įsivaizduokite, kas atsitiktų, jeigu sveikatos duomenys
mūsų štai šalies vadovų, žymių politikų atsidurtų Rusijos specialiųjų tarnybų rankose. Na ir aš į visą tai žiūriu ir prisimenu savo epizodą Nulaužta Lietuva. Tuo metu aš kalbėjau apie privačias įmonės, labai mažai kalbėjau apie valstybinį sektorių. Ir man iš tikrųjų ir juoktis, ir verkti noris vienu metu. Iš karto turiu apibrėžti taisyklės. Tai, ką jūs dabar pamatysite, jeigu aš tai jum parodyčiau ir apie tai iš anksto nebūtų pranešta institucijoms, tai būtų įstatymo pažeidimas. Kitaip tariant, kai mes kalbame apie skylėtą mūsų kibernetinio saugumo sistemą, tai viskas veikia tokiu būdu. Jeigu tu radai spragą, tu apie ją praneši, tada yra tam tikras laiko tarpas, mažiausiai 2 mėnesiai, kai tu negali apie tai viešai kalbėti. Ir po to, preziumuojama, kad per tą laiką turėjo būti šita problema išspręsta, po to tu jau gali apie tai viešai kalbėti. Viskas, ką aš jums parodysiu, jau yra Lietuvos institucijų stalčiuose. Jau yra perduota. Ir yra praėjęs atitinkamas laikas, dažniausiai net ne 2 mėnesių, o pusę metų arba daugiau, apie tai aš jau galiu kalbėti. Tačiau tai yra tik tai icebergo viršūnė, todėl kad aš negaliu kalbėti apie aibę dalykų, kurie vyksta šiuo metu. Kai jūs žiūrėsite štai šitą epizodo dalį, supraskite, kad beveik garantuotai iš dalies jūsų šiuo metu taip pat yra vagiami jūsų asmens duomenys. Ir vėlgi aš jums visą tai parodysiu, bet dabar grįžkime prie Kasčiūno ir prie Nausėdos. Tai Kasčiūnas sako, žinote, nekilnojamas turtas yra vienas dalykas, bet štai sveikata, pagalvokite, kaip tai jautru. Jis per daug pavojinga. Mano epizodas Nulaužta Lietuva pasirodė prieš beveik 2 metus, tai yra 24 metų pačioje rugsėjo pradžioje. Ir šiame epizode aš rodžiau savo sveikatos duomenis. Kitaip tariant, aš sakiau, Lietuvoje yra labai daug medicinos įstaigų, kurios gali jungtis prie bendros e-sveikatos sistemos ir tokius duomenis gauti. Kai aš kalbu apie sveikatos duomenis, aš iš karto jums pasakau, kai jūs ateinate, pavyzdžiui, pas odontologą arba ateinate darytis kokiu nors tyrimu, kraujo tyrimu ar panašiai, jūs ne tik tai paliekate ten savo kraują, jūs paliekate ten ir savo adresą, ir vardą, ir pavardę, ir asmens kodą, ir telefoną, ir elektroninio pašto adresą. Žodžiu, visa tai, ką jūs esate daug kartų pildę, tai yra pati jautriausia jūsų informacija, galbūt neskaičiuojant finansinės informacijos, kuri dar jautresnė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi žmonės, kurie dabar labai sunerimo, kaip čia galėjo nutekėti jų namų adresai 600 000, nesupranta, kad praktiškai visi, absoliučiai visi Lietuvos Respublikos piliečiai seniausiai gyvena su nutekintais duomenimis. Epizode aš paaiškinau, kaip nutekėjo mano kaip paciento duomenys ir tai įvyko per privačią kliniką Kardiolitą. Šiuo atveju yra kita privati klinika, kuri atlieka sveikatos tyrimus. Na ir jūs matote, tai yra Lauryno Kasčiūno kortelė. Aš čia paslėpiau viską, bet čia yra ir asmens kodas, paciento gimimo data, amžius, paciento ID, diagnozė, paciento gyvenamoji vieta, paciento elektroninis paštas ir taip toliau. Na, o čia yra tyrimai susiję su Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos sveikata. Vėlgi atliekami tyrimai, tyrimų rezultatai, jūs matote paciento vardas pavardė, lytis, asmens kodas, amžius, diagnozė, paciento gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas. Įdomiausia, kad čia Gitanas Nausėda nurodo ne savo elektroninį paštą, o Žydrūnės Švilpaitės elektroninį adresą. Man buvo labai įdomu, kas tai per žmogus. Pasirodo, kad tai yra prezidentūros teisės ir personalo skyriaus vadovė. Kad jau tokios aktualijos Lietuvoje, tai dar pridėsiu ir Mindaugo Sinkevičiaus, socialdemokratų pirmininko ir tikėtina būsimo Lietuvos Respublikos premjero, tuos pačius sveikatos duomenis. Vėlgi nerodau tyrimų rezultatų, bet jūs matote elektroninis paštas, telefonas, asmens kodas, adresas, diagnozė ir taip toliau. Jeigu netyčia šį epizodą žiūrėtų Kasčiūnas, Sinkevičius arba Nausėda, neskubėkite piktintis, iš kur pas mane šitie duomenys ir neapsijuokite kokias nors kratas inicijuodami pas mane, nes apie visą tai seniausiai yra pranešta Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Šita informacija yra pateikta, o aš paaiškinsiu, iš kur pas mane yra šitie duomenys. Tokių nutekėjimų yra aibė ir jie vyksta nuolatos. Šie duomenys yra skirtingų metų, jūs skirtingų laikotarpių tyrėtės savo sveikatą, šiuo atveju buvo atlikinėjami kraujo tyrimai ir jūs kreipėtės į vieną privačią didelę kliniką, kurios duomenys nutekėjo daugiau negu 3,5 milijono įrašų. Tai įvyko 2025 metais. Tai yra pernai. 2025 metais, kai tai įvyko, apie tai buvo pranešta Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, tačiau tai nereiškia, kad tų duomenų niekas neturi ir prie jų negalima prieiti. Ypač jeigu mes kalbame apie
tokias institucijas kaip užsienio žvalgybos, be jokios abejonės. Tai yra labai lengvai pasiekiami duomenys. Su mūsų medicininiais duomenimis, tai čia iš vis pažeidžiamumas tada didžiulis, jeigu žmogaus informaciją apie sveikatą gautų, pavyzdžiui, Rusijos spectarnybos, ar ne? Tai čia iš vis jau būtų dar didesnis pažeidžiamumas. Konkrečiai šiuo atveju nutekėjo UAB Rezus duomenys, nes visur prie pacientų duomenų yra užsakovas, kuris laboratorijai siunčia kraujo tyrimus, kraujo paimtus mėginius ir tai yra UAB Rezus. Šiuo atveju jūs matote, tai yra štai ši klinika, kuri turi tikrai labai daug filialų. Jūs matote Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Mažeikiuose, Joniškyje, Vilniuje, bent jau čia matau 5 padalinius. Tai be jokios abejonės labai daug žmonių vienaip ar kitaip yra susidūrę su šita klinika, ypač kai buvo laikotarpis, kai reikėjo nuolatos tikrintis dėl pandeminių rizikų. Na ir šiuo atveju pakanka vieno tokio nutekėjimo ir visa duomenų bazė atsiduria hakerių rankose. Esmė tokia, tų duomenų apsčiai yra visur. Tuos duomenis aš buvau 12 variklių, aš nežinau kaip jūs pavadinti, 12 variklių sukūręs, kuris tuos duomenis traukė iš vadinamų dark webų. Mes buvom įsibrovę į vieną vadinamą stealerį, kur laužėsi į kompiuterius ten ir siunčia duomenis į kelis serverius. Mes į tuos serverius prisijungimus turėjom, tai realiai mes turėjom realią informaciją, kuri vyko čia ir dabar. Taip pat yra marketai, kuriuos buvom irgi turėjom prieigas ir šiandien dienai, aš mačiau, jie yra, aš ten įmesiu tau porą screenshotų. Rusų marketas yra, kur realiai tu ten gali įsivest, kokį tu nori prieigą, kaip pavyzdys į Seimo ten, arba ten kokią kitą svetainę, arba ten policija LT, žinai, ten, ar kažką tokio, žinai, ko tau reikia. Tu įsivedi, pasižiūri, kada ten tas nulaužtas kompiuteris ar nutekintas buvo, pavyzdžiui, tu pasiimi kelių dienų senumo tą kompiuterį ir gali analizuotis, ten yra daugiau informacijos, ten kartais nepadeda ta, žinai, 2 faktorių autentikacija, nes tie sudėti kukiai būna kelių dienų senumo, tu ten prisiderint gali ir naudoti. Čia kalba mano pašnekovas, jo balso aš nekeičiu, šitas pašnekovas yra puikiai pažįstamas ir Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, su kuriuo jis ilgai bendradarbiavo, ir tam pačiam Laurinui Kasčiūnui, žino ir jo vardą ir pavardę. Na, šiuo atveju paprašė tiesiog jos visai Lietuvai neskelbti, aš jį taip pat senai pažįstu, dar beje iš buvimo politikoje laikų. Tai yra žmogus, kuris užsiema ir duoną valgo iš to, kad rūpinasi didelių įmonių, daugiausia užsienio įmonių kibernetiniu saugumu. Aš jums dar jo istoriją papasakosiu detaliau. Vėlgi, jo sunku klausytis, nes jisai kalba apie sudėtingus dalykus, ten kas yra tie kukiai, bet iš esmės, ką jis bando pasakyti, kad informacijos yra tikrai daug, jinai yra pakankamai lengvai pasiekiama, visa tai atsinaujina kiekvieną dieną, pakanka mažos skylutės, kaip pripūstame balione, kad tas balionas susprogtų, arba kad per tą skylutę ištekėtų visas vanduo iš kibiro. Na ir dar vienas dalykas, jisai, pavyzdžiui, kalba apie tai, kad yra iliuzija, jog, pavyzdžiui, 2 lygių autentifikacija užtikrina arba garantuoja saugumą, tu gali rasti būdų, kaip suemuliuoti aplinką su pavogtais kukiais, kai tavęs net neklaus sistema, prie kurios tu jungiasi, tos 2 laiptų autentifikacijos. Nebent tu turi itin patikimas sistemas, pavyzdžiui, tokias kaip komerciniai bankai, kur tu visada turėsi iš naujo įvedinėti ir savo atpažinimo kodą, ir naudodamasis savo, pavyzdžiui, kompiuteriu arba elektroniniu parašu ar kitomis priemonėmis, kodų generatorių, dar papildomai įvedinėti kokį nors saugumo žingsnį. Na gerai, ką čia daug kalbėti, aš jums geriau parodysiu. Štai čia yra tiesiog screenshotas paimtas iš tinklalapio, kuris yra dark web'e. Dark web'e arba tamsiajame internete yra ta informacija, kuri šiaip jau legaliai neprieinama, dėl to jis taip ir vadinasi. Dažniausiai ten yra sudėtinga jo vartotojus identifikuoti, bet dabar ne apie tai. Štai man buvo įdomu, kokią informaciją galima rasti apie prisijungimus prie tinklalapio LRS LT. Reikia suprasti, kad nedaug žmonių jungiasi prie šio tinklalapio, aš netokios funkcijos titulinėme puslapyje nemačiau. Dažniausiai tai bus kažkokie darbuotojai, kurie intranetą naudoja, arba, pavyzdžiui, sistemos administratoriai ir panašiai. Tai vėlgi, mano epizodas prieš savaitę turėjo pasirodyti, jūs suprantate, kad mes dar anksčiau kalbėjome su pašnekovu. Jūs matote, kad paskutinį kartą nutekėjusi informacija apie LRS LT prisijungimus buvo 26
2006 metų, birželio 3 dieną. Už $10 tu gali šitą informaciją nusipirkti. Vėlgi, jeigu labai paprastai, trumpai ir žmonių kalba, internete yra apstu įvairiausių virusų, trojos arklių, įvairiausių kenkėjiškų programėlių. Na ir jeigu jinai patenka į tavo kompiuterį vienu ar kitu būdu, tu gali net nežinot, kad jinai tenai, bet jinai pasisavina visą turinį, kuris jai yra įdomus ir reikalingas. Šiuo atveju tai yra slaptažodžiai. Na ir jūs galite pasižiūrėti, tai yra ne tik tai LRS.lt tinklalapis, bet pavyzdžiui, tokie tinklalapiai kaip Bytes.com, tai yra iš esmės programuotojams, IT specialistams skirtas didžiulis formas, Salesboom.com, čia matosi, pavyzdžiui, Imperija Online, tai yra kompiuterinis žaidimas, Mano Elektra LT prisijungimai ir panašiai. Na, iš to, ką aš čia matau, greičiausia tai yra žmogus, kuris kažkaip su IT yra susijęs, galbūt jisai sistemą administruoja, galbūt jis kažką programuoja. Na ir aš jums tiesiog noriu parodyti, aš čia visko nerodžiau, kad neatskleičiau žmonių duomenų, bet pavyzdžiui, man buvo įdomu, Sakartvele taip pat kažkas jungėsi prie LRT.lt, taip pat nutekėjo tie duomenys ir taip pat nutekėjo duomenys PayPal.com, tai yra viena didžiausių pasaulio internetinio atsiskaitimo platformų, internetinė piniginė, Google prisijungimo duomenys, taip pat žmogus taip pat žaidė kompiuterinius žaidimus, tai čia yra Rockstar, ir Steam prisijungimai, galbūt jisai žaidė Red Dead Redemption arba GTA. Gali įsivaizduoti, kad tai yra paauglys, bet lygiai taip pat aš pats žaidžiu kompiuterinius žaidimus ir daug suaugusių žmonių tai daro. Ką jūs čia žaidžiat? Duok man ramybę. Kaip ir minėjau, pro mažą skylutę gali ištekėti visi duomenys, prie kurių tas vartotojas gali prieiti. Kitaip tariant, jeigu grįžtume prie sveikatos duomenų, jeigu tu jungiasi kaip pacientas prie savo e-sveikatos paskyros pasitikrinti savo ar savo šeimos duomenys, na, pavyzdžiui, nepilnamečių vaikų, tai nutekėjus tavo duomenim, tik tai ir galės padaryti nusikaltėlis. Bet jeigu tu esi gydytojas, kuris gali jungtis prie bet kurio paciento duomenų, nutekėjus tavo prisijungimam, tu tokią teisę atiduoti hakeriam ir jie gali prieiti iš esmės prie visos bazės. Paskutinį kartą pažvelkime į šią ekrano kopiją, jūs matote, kas yra archyvo viduje. Tai yra Chromo cookiai, tai yra log info, tai yra prisijungimo informacija, passwords.txt, jeigu jūs saugote savo naršyklėje savo slaptažodžius ir taip toliau. Dabar kam yra reikalingi cookiai? Viskas labai paprasta. Vėlgi, ar jūs prisimenate, kaip jūs jungiatės prie savo Gmail elektroninio pašto paskyros? Daugelis iš jūsų yra įsijungę dvigubą autentifikaciją. Kitaip tariant, jeigu jūs, pavyzdžiui, išvažiuojate į užsienį ir bandote prisijungti į savo Gmailą, jūsų iš karto paklausia, ar tai tikrai jūs, nepakanka rašyti slaptažodį, jums yra į telefoną atsiunčiama žinutė, jūs turite patvirtinti, arba tai būna skaičiai, kuriuos reikia suvesti, arba tiesiog fiziškai paspausti patvirtinimą, kad jungiatės jūs, ir atrodytų, kad viskas labai saugu, bet kai jūs būnate Lietuvoje ir kiekvieną dieną jungiatės iš savo kompiuterio, jūs tokios žinutės negaunate. Kodėl? Todėl, kad sistema mato, naudodamėsi jūsų cookies, kad tai esate jūs, jungiatės iš tos pačios geografinės vietos, iš to paties kompiuterio, ir tam, kad neapsunkintų savo vartotojų, tiesiog kiekvieną kartą neprašo to patvirtinimo. Bet pabandykite įsivaizduoti, jeigu įsilaužėliai pasiema tos jūsų cookies, susimodeliuoja tą pačią aplinką, kitaip tariant, pagal VPN gali būti jūsų vietoje nurodytoje, jūsų šalyje, netgi jūsų lokacijoje, artimiausias serveris, ir štai sistema mato, kad jūs jungiatės iš įprastos vietos su įprastais cookies ir net neprašo jūsų papildomai nieko autentifikuotis. Vakar, birželio 20 dieną, LRT.lt tinklalapyje pasirodė Gyčio Pankūno ir Eltos naujienų agentūros informacija. Bylinėtis dėl nutekintų registro centro duomenų žada apie 1000 žmonių. Ieškinį valstybei dėl registrų centro duomenų nutekinimo rengiantis advokatas Paulius Galubickas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos ketina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusių asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Žinoma, į teismą kreiptis neuždrausi, tai yra kiekvieno teisė, bet ir advokatui, kuris komentuoja, ir teisėjams, kurie nagrinės šitą bylą, aš tiesiog norėčiau priminti, o jeigu jūs to nežinote, tai tiesiog pranešti apie tai, kad jūsų duomenys labai tikėtina taip pat yra nutekėję ir labai tikėtina didesnė apimtimi negu asmenų
asmenų, kurie kreipiasi ir prašo iš valstybės po 3000 eurų. Tai prieš priteisdami daugiau negu 3 milijonus iš biudžeto, jūs tiesiog pamastykite. Štai čia yra mano gautas elektroninis laiškas, aš jį gavau balandžio mėnesį šių metų, pavasarį, aš jį gavau iš asmens, kurio nepažįstu, tai yra ne tas pats šaltinis, su kuriuo aš kalbu šiame epizode, ir tas pats laiškas buvo adresuotas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, Nacionaliniai teismų administracijai, Informatikos ir ryšių departamentui, Teisingumo ministerijai, Lietuvos advokatūrai, Lietuvos advokatų tarybai, Viešųjų pirkimų tarnybai ir uždarai akciniai bendrovei Verslo žinios. Pranešimas apie kritinį duomenų saugumo pažeidimą. Šiuo raštu norėčiau pranešti apie kritinę saugumo spragą aptiktą svetainėje Infolex LT, kurią valdo UAB Verslo žinios. Iš ataskaitos matyti, kad šią svetainę naudojasi didžioji dalis valstybinių institucijų darbuotojų dirbančių su itin jautriais duomenimis. Atliekant svetainės saugumo vertinimo buvo nustatyta spraga viešai prieinamame puslapyje. Pagal atliktą analizę matyti, kad ši spraga galėjo egzistuoti daugiau nei 20 metų. Ši spraga nereikalauja jokio autentifikavimo ir leidžia bet kuriam interneto naudotojui pasiekti svetainės duomenų bazėse saugomus asmens duomenis, įskaitant daugiau negu 35 000 asmens subjektų, kurių asmens duomenis saugomi. Tikrinti kitose duomenų lentelėse gali būti ir daugiau. Jų vardus ir pavardės, elektroninio pašto adresus, telefonus, fizinius adresus, asmens kodus, daugiau negu 9000 įrašų tikrinta tik vienoje lentelėje, gali būti ir daugiau. Prisijungimo duomenis ir slaptažodžius saugomus atvirų tekstu, daugiau negu 18,5 tūkstančio naudotojų paskyrų. Kai aš gavau tokią 6 puslapių analizę, aišku, aš ją rimtai pasižiūrėjau, susisiekiau su tuo asmeniu, kuris yra anonimas, nežinau jo nei vardo, nei pavardės, aš paprašiau man pateikti papildomus įrodymus. Man buvo įdomu, ar iš tikrųjų ta spraga egzistuoja, jie man buvo pateikti. Kitaip tariant, aš neturiu jokių abejonių dėl to, kad problemos buvo. Ar jos išspręstos, aš nežinau, bet Infolex pats apie jas pranešė savo registruotiem vartotojam. Gerbiamas klientai, informuojame, kad Infolex sistemoje buvo aptiktas galimas saugumo pažeidimas. Šiuo metu situacija yra tyriama, siekiant nustatyti tikslės aplinkybės ir mastą. Apie incidentą teisės aktų nustatyta tvarka pranešta Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijai, siekiant užtikrinti jūsų duomenų saugumą, jūsų slaptažodį prie Infolex sistemos anuliavome. Prieš kuriant naują slaptažodį prašoma, na ir paskui instrukcijos, kaip tą slaptažodį susikurti. Verslo žinios ir Infolex sureagavo taip, kaip numato teisės aktai. Informavo klientus, pakeitė jų slaptažodžius, informavo institucijas. Aš pats jiems didelių priekaištų neturiu, jo labiau, kad Infolex aš pats naudojuosi, galite neretai matyti iš ten cituojamus teisės aktus, patogi sistema, dėl to jie naudojasi didelė dalis teisininkų bendruomenės. Bet mano klausimas dabar yra būtent teisininkų bendruomeniai. Kaip dažnai savo gyvenime jūs keičiate asmens kodą? Telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fizinį adresą. Kažkiek keičiate, galbūt kraustotės kelis kartus per gyvenimą, bet retai. Kitaip tariant, kai jūsų informacija nuteka, nesvarbu ar vienu ar kitu būdu, jinai lieka tose visiems prieinamose bazėse. Kai aš sakau visiems prieinamose, tai aš kalbu apie tai, kad jas nėra sudėtinga pasiekti, jeigu yra toks tikslas. Kai žmonės dabar panikuoja ir sako, žiūrėkite, kaip čia galėjo 600 000 adresų mūsų nutekėti, jūsų visi duomenys arba didelė dalis duomenų yra nutekėję. Aš beveik garantuoju, kad Lietuvoje nėra žmogaus, kurio adreso negalėtum surasti, jeigu norėtum tai padaryti. Jūs gelbėja tik tai statistika. Yra labai daug žmonių, kurie niekam neįdomus ir niekas jais rimtai neužsiema. Bet jeigu užsiimtų informacijos paieška apie jūs, viskas labai greitai išaiškėtų. Ir aš jums noriu tai parodyti savo pavyzdžių. Aš vėlgi nuėjau į registrų centrą ir pasižiūrėjau, ar mano duomenys šiuo atveju nutekėjo. Ir jūs nepatikėsite, juodu ant baltų man užrašyta, ne, jūs esate visiškai saugus. Jūsų duomenys nenutekėjo. Aš galėčiau sakyti, valio, aš esu saugus, bet aš jums jau prieš 2 metus rodžiau, kad mano adresas, mano telefonas, mano elektroninio pašto adresas, mano slaptažodis, mano automobilio numeris, mano maršrutai, mano automobilio nuotraukos, patys įvairiausi dalykai yra nutekėję, mano sveikatos duomenys yra nutekėję. Jis tikrai nesveikas. Na gerai, judam toliau. Šių metų birželio 13 diena Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, artimiausiu metu svarstys inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą Ingai Ruginienei. Na ir čia kalbama apie tai, kad jinai yra nekompetentinga ir panašiai. Citata mane labiausiai dominti yra šita.
Galiausiai beprecedentė priešiškų valstybių organizuota kibernetinė infiltracija į Vidaus reikalų ministeriją, registrų centrą ir Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigas ir sekusi neprofesionali vyriausybės reakcija. Informacijos slėpimas nuo visuomenės dar kartą įrodė, kad kiekviena diena, kai premjerės pareigose yra Inga Ruginienė, yra geriausia dovana mūsų valstybės priešams. Šeštadienį vykstančiame Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų tarybos posėdėje kalbėjo Kasčiūnas. Apkaltos neprireikė, Inga Ruginienė traukėsi, mano žiniomis jos pasitraukime registrų centro skandalas taip pat suvaidino pakankamai rimtą vaidmenį, bet esminiai žodžiai Lauryno Kasčiūno kalboje. Tai yra beprecedentė ataka ir tai yra informacijos slėpimas nuo visuomenės. Visi mes esam lietuviai ir mes čia turim tokią grupę, žinai, žmonių, čia prasidėjo karas Ukrainoje, mes prisijungę, žinai, buvom, kadangi IT, žinai, visi prisijungėmės į telegramų grupės, nes realiai prieš Rusiją kovot, žinai, gaunasi, kad tavęs niekas nebaudžia, o tu gauni, žinai, praktiką realiam lauke, žinai, tai mes ten laužym, negaliu taip sakyti, laužym, gal testavom tuos rusų saitus, žinai, visokius, ten traukėm visokius duomenis, žiūrėjom, kuo ten galim pagelbėti tam kare. Ir aš atsimenu tą momentą tiksliai, nes tada sakau, Kandrotas, man atrodo, kažkas su tais numeriais ten jam buvo, kad žmonės klausė, iš kur čia tie numeriai ir panašiai. Ir toks klausimas buvo, sakau, aš tai komandai sakau, davai pasižiūrim, ką čia jisai turi, žinai, tas Kandrotas, iš kur čia pasidomim biškį ir ten gavosi, kad radom informaciją ten loguose, man atrodo, sienos ten, kad jis kerta sieną ten kelis kartus į savaitę pro Baltarusiją. Vienu žodžiu, tokios informacijos, paskui dar bankė sąskaitų, ten rusų bankė, Alfa bankas, man atrodo, kažkas tokio. Parašė man mano šaltinis apie Antano Kandroto sąskaitas Rusijos bankuose. Tuo metu aš tą informaciją pasidėjau į stalčių, jos neviešinau, nes aš nežinojau, pirmiausia, kiek jinai patikima, antras dalykas, kas tose sąskaitose, jeigu ten nieko nėra, būtų labai lengva Kandrotui atsišaudyti ir dar daugiau jisai pradėtų verkti, kad žiūrėkite, kažkas tikrina mano asmens duomenis, tuo metu jis Lietuvoje, nepaisant to, kad yra teistas nusikaltėlis už finansinius nusikaltimus, dabar jisai yra į Baltarusiją pabėgęs Lietuvos paieškomas nusikaltėlis ir aiškiai kolaboruojantis su Lietuvai priešiškomis jėgomis asmuo. Tai dabar galima apie tai laisviau kalbėti. Bet Antanas Kandrotas čia yra visiška detalė, beje, apie jį mes dar pasikalbėsime šiame epizode kitame kontekste. Šiuo atveju man buvo įdomu, kokią informaciją dar turi mano šaltinis ir kokią informaciją mano šaltinis gali gauti. Ir kai aš pradėjau domėtis apie tai, kas vyksta, kalbant apie kibernetinio saugumo temą Lietuvoje, man tiesiog iš tikrųjų plaukai pasišiaušė, aš apie tai daug kalbėjau mano jau nekartą minėtame epizode. Bet kad jūs suprastumėte, tai, ką mano pašnekovas pasakojo man, pirmą jis papasakojo Lietuvos institucijom. Į tą slaptą susitikimą mane pakviečia ir reikia atsinešti būtinai ten papkes, nes ta prasme joks įrenginys nebus galimas, nei telefonas, ten, nei laikrodis, niekas visą tą mane išrengia. Įleidžia tik su tom papkėm, sėdė ten atėję tų įstaigų, tų atsakingų, ten aš nežinau, ten nebuvo registrų centro, bet ten buvo ten saugumo, kariuomenės, ten visi tie vadai. Ir aš pradedu su tom 12 papkių ten jiem aiškit, kur ten ta informacija kokia yra, tai nuskanuotas tas kibernetinis Lietuvos, tas kertinis Lietuvos tinklas. Gal pašnekovas ir sunkokai kalba, bet jo darbas nekalbėti, jo darbas dirbti su duomenimis ir informacinėmis technologijomis, mano darbas kalbėti ir jums paaiškinti svarbiausius dalykus. Tai jūs tiesiog užfiksuokite, prieš keletą metų, prieš 2 metus Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete specialiai įrengtoje salėje, kuri yra apsaugota nuo pasiklausimo, į kurią negalima įsinešti jokių ryšio priemonių, vyksta slaptas NSGK posėdis, į kurį yra kviečiamos institucijos, jų atstovai ir kalbama apie kibernetinį saugumą. Ir mano pašnekovas yra pakviestas štai į šitą posėdį pristatyti problemos, jisai
kaip pats pasakoja, atneša 12 segtuvų. Visa tai yra atspausinta, todėl kad jis negali turėti jokių ryšio priemonių ir jisai tuos segtuvus parodo posėdžio dalyviams. Pirmas segtuvas yra skirtas žiniasklaidai ir bendrajam pagalbos centrui. Suprantama, kad aš visko jums negalėsiu parodyti, bet tai, ką aš rodau, yra informacija, kuri tikrai neturėtų niekam pakenkti. Tai yra informacija, kurią arba galima rasti viešai, arba joje tikrai nėra kažkokių labai jautrių duomenų. Na tai pavyzdžiui, čia yra Baltikum TV vidinis tinklas, kažkokia vidinė valdymo sistema. Taip pat yra LNK vidinis tinklas, uploads, tai yra tai, ką galima čia įkrauti, LNK grafikos apipavidalinimas, logotipas ir taip toliau. Žodžiu, esmė yra ne štai šitas paveiksliukas, bet jis yra padarytas įsijungus į tą vidinį LNK tinklą. Na ir jūs galite pasižiūrėti. Ar ne, yra išorinės saugyklos, tu gali prieiti prie pakankamai jautrių failų. Čia yra panaši situacija su nacionaliniu transliuotoju LRT. Vėlgi jūs galite pasižiūrėti, tai yra tinklelis, kuriame yra nurodytos laidos, filmavimai, kada yra repeticija filmavimų, adresai, kur vyksta filmavimai, kas produsuoja, režisieriai, operatoriai, garso režisieriai, kokia technika naudojama, pastabos ir panašiai. Vėlgi, nematau aš čia nieko slapto, bet pats faktas, kad kažkas iš išorės gali prisijungti prie nacionalinio transliuotojo vidinio tinklo, be jokios abejonės yra vertas dėmesio. Na, čia net nežinau, kas yra. Čia yra bendrojo pagalbos centro. Jūs matote detalę avarijų statistiką ir žemėlapį. Visi šitie oranžiniai taškeliai yra įvykusios avarijos. Vėlgi, kiek jų buvo 22, 23, 24 metais. Bendras eismo įvykių skaičius ir taip toliau. Vėlgi čia yra Delfi vidinis tinklas, šiuo atveju kaip sėdi žurnalistai, kaip jie išsidėstė darbo vietos stalai ir taip toliau. Čia yra labai įdomus paveiksliukas, ekrano kopija iš Kodak vidinės valdymo sistemos. Jūs matote customer, tai yra prisijungęs vartotojas Lietuvos rytas. Tai yra spausdintinio popierinio Lietuvos ryto maketai. Prie jų galima prieiti. Jūs matote, čia yra ir priedai sudėti, yra atskiros direktorijos, bet pabandykite įsivaizduoti. Na, pavyzdžiui, čia konkrečiai matosi, kada tai yra sukurta, 24 metų kovo 2 dieną, na ir taip toliau, čia galima pasižiūrėti. Arba tai yra archyvas, arba tai yra maketai, kurie naudojami spausdinimui. Tokiu atveju, aišku, įsivaizduokite, ką reikštų pakeisti dalį straipsnio ar antraštę ir panašiai. Čia yra Delfi Plus turinio valdymo sistema, tai yra, aš kaip suprantu, yra autorius, 6 publikacijos, kažkokie pinigai uždirbti. Čia yra 24 metų kovo mėnesio dienos iš savaičių budėjimo statistika. Delfi, vėlgi nieko nematau slapto. Žmonės, kurie čia įvardinti ir taip yra žurnalistai, jie įvardinti Delfi tinklalapyje, bet pavyzdžiui, be budėjimų jūs matote mano profilis, prieigų valdymas, mano inventorius, atostogų prašymas, dizaino darbai, dokumentai, statistika ir panašiai. Tai mes galime matyti, kad kažkas įsijungia ir į didžiausio portalo vidinį tinklą. Dar kartą LNK, cloud, tai yra debesyse saugoma informacija. Nežinau, kas yra Andrius, bet yra garsas, yra markers, yra UEFA, pagarsinimai, MP4 failai, video failai ir taip toliau. Tai yra vienas iš 12 segtuvų, bet sutikite, kai tu ateini ir parodai, kad gali prisijungti prie didžiausių Lietuvos žiniasklaidos priemonių vidinių tinklų ir matyti jų duomenis, na, matyt, yra apie ką pagalvoti ir dėl ko sunerimti. O, šakės. Antras segtuvas vadinosi RC, na ir kaip nesunku atspėti, jisai buvo skirtas ne radio centrui, o registrų centrui. Jame 26 puslapiai ir aš negaliu, taip kaip kalbant apie žiniasklaidą, pravažiuoti per tuos puslapius, nes man reikėtų blūrinti vos ne kiekvieną iš jų. Aš jums tiesiog parodysiu esminę informaciją, kuri tuo metu buvo atskleista be detalių. Kad būtų paprasčiau suprasti, aš pats pagalbos kreipiausi į ChatGPT ir paklausiau jo, kas yra CMDB bazė. Tai yra Configuration Management Database, tai yra IT infrastruktūros ir paslaugų duomenų bazė, kurioje saugoma informacija apie visus svarbius IT komponentus bei jų tarpusavio ryšius. Paprastai CMDB apima serverius, virtualias mašinas, tinklo įrangą, programinę įrangą, duomenų bazės, debesijos resursus, verslo sistemas ir paslaugas, jų priklausomybės bei ryšius. Paprastas pavyzdys, turime elektroninę parduotuvę, CMDB gali parodyti, kad
Parduotuvės aplikacija veikia serveryje A. Serveris A naudoja duomenų bazę B. Duomenų bazė B saugoma serveryje C. Visa sistema priklauso nuo interneto ugniasienės D. Kam naudojama? Incidentų valdymui. Greičiau nustatyti gedimų priežastis, įvertinti poveikį verslui, pokyčių valdymui. Prieš atliekant pakeitimus suprasti, ką jie paveiks, mažinti netikėtų sutrikimų riziką, turto valdymui, saugumui ir auditui, identifikuoti pažeidžiamiausius komponentus, ruoštis auditams ir atitikties reikalavimams. Slaptame Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdėje pateikiami įrodymai, kad įsilaužta į registrų centro CMDB. Vėlgi, tai yra tiesiog ekrano kopija, tai yra prieš 2 metus įvykę įvykiai, tikiu, kad visa šita informacija pasidarė nebeaktuali, nes registrų centras gavo informaciją apie tai, kad jinai yra prieinama, kad jinai yra nutekėjusi, patikėkite, bet kas aktyviai domisi tokią informaciją, ją turi, tai šiuo atveju aš ją pateikiu tiesiog kaip iliustraciją, kad jūs suvoktumėte, kokio kritiškumo informacija nutekėjo. Pavyzdžiui, jūs matote, kad yra nurodytos serverių fizinės lokacijos, ar ne? Registrų centras Studentų gatvė 39 yra nurodytas netgi aukštas. Pavyzdžiui, Lvovo 25 registrų centras serveriai stovi 3., 4. aukšte, galima pasižiūrėti Kauną, Panevėžį, Šiaulius, Klaipėdą ir panašiai. Ne Lvovo, o Lvivo, atsiprašau, bet esmė ne čia. Pabandykite įsivaizduoti, priešas nukreipinėja droną ir jisai tiksliai žino, kur yra kritinė infrastruktūra, į kurį aukštą, į kurį langą taikyti. Dar vienas esminis dalykas, tame 26 puslapių pranešime yra aibė kitos informacijos apie kritiškiausias mūsų naudojamas kasdienės paslaugas. Aš čia sudėjau tik tai, kas buvo paminėta be jokių detalių, kad nereikėtų nieko blūrinti. Tai yra administracinių nusižengimų registras, EPAS, darbų užsakymas internetu, nežinau, kas tai per sistema, GoSign, elektroninių dokumentų pasirašymo ir mainų svetainė, LTID, sertifikatų centras, notarai, notarų pranešimų paieškos sistema, NetSWeb, tai yra nekilnojamo turto sandorių viešojo elektroninė paslauga, CADMIN, vartotojų administravimo programa, e-sąskaita, viešųjų pirkimų sąskaitų teikimo ir gavimo elektroniniu būdu sistema, elektroninis LT. Tai yra sertifikatų užsakymo eigos peržiūra, dokumentų repozitorija. Ne, aš tikrai neapsimesiu, kad žinau, kas yra repozitorija, todėl paklausiau ChatGPT, atsakymas tai vieta, kur saugomas ir valdomas projekto turinys, dažniausiai programinis kodas, jo pakeitimų istorija ir susiję failai. Dabar aš padarysiu tai, ko niekada nedariau, bet čia yra visiškai mano profesinė pareiga ir tas žmogus, kurį aš dabar paminėsiu, tikiuosi, kad supras, kodėl aš tai darau. Aš jo nepažįstu, gyvenime nebendravau, bet jūs tiesiog suvokite, apie kokį saugumo lygį mes kalbame. Kokio jautrumo informaciją jūs jau matote nutekėjo. O dabar pabandykime pasižiūrėti, kaip jinai buvo saugoma. Atsimenate, aš jums kalbėjau apie 2 lygių autentifikaciją, ar ne, įvedinėjai slaptažodį, dar turi patvirtinti telefonu arba kodų generatoriumi ir taip toliau. Vėlgi, sakiau, kad yra kukiai, tu gali sumodeliuoti aplinką, reikia kiekvieną kartą tai daryti. Žodžiu, žmonės, kurie tvarko milijonų Lietuvos Respublikos piliečių duomenis. Čia yra maža ištrauka iš tų 26 puslapių, bet jinai labai iškalbinga. Taigi, virtualaus privataus tinklo VPN konfigūravimo parametrai. Kalbame apie registrų centrą. Kas yra VPN, dabar jūs žinote turbūt visi arba absoliuti dauguma. Jeigu jūs norite apeiti tam tikrus ribojimus arba paslėpti savo naršymo internete pėdsakus, jūs naudojatės VPN-u. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs jungiatės į internetą netiesiogiai iš savo kompiuterio ir iš savo IP, o jūs pirmiausia savo signalą siunčiate į serverį arba į susijusių kompiuterį, kuris gali būti kitame pasaulio krašte ir tada per jį jau toliau atliekate naršymą. Tai yra žymiai saugiau, vėlgi lietuviai čia yra labai pažengę, vieni turtingiausių verslininkų užsiema būtent VPN paslaugomis, dėl to mes apie tai labai daug žinome. Taigi šiuo atveju kalba yra apie registrų centro VPN, na ir cituoju, registrų centro kontaktiniai duomenys. Atsakingas už VPN konfigūravimą ponas Tomas Uptas, jo telefono numeris, jo elektroninio pašto adresas. Registrų centro VPN nustatymai, registrų centro kompiuterinio tinklo išorinis IP, aš jį aišku paslėpiau, registrų centro kompiuterinio tinklo vidinis IP, aš jį taip pat paslėpiau ir pre-shared key. Kaip ir dažnai šiame epizode, niekas geriau už ChatGPT jums nepaaiškins, kas yra pre-shared key. Labai paprastai tariant, tai yra slaptažodis. Trumpai, pre-shared key yra iš anksto suderintas slaptas raktas, slaptažodis naudojamas saugiam prisijungimui arba ryšio užmezgimui tarp sistemų.
Dar patikslinsiu, kad Tomas Uptas buvo atsakingas už e-sveikatos sistemą registrų centre. Kitaip tariant, tas VPN'as yra naudojamas, kad įvairios vaistinės arba gydymo įstaigos bendrautų su registrų centru ir gautų informaciją apie asmenų elektroninius receptus, sveikatos būklę ir panašiai. Kodėl aš jums tai rodau? Štai jūs matėte, slaptažodis, jis yra uždengtas, bet jis yra nutekėjęs. Tai jau savaime yra skandalinga. Bet kaip jums atrodo, koks tas slaptažodis? Visiškai teisingai. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kad jūs teisingai suprastumėte, jeigu kokia nors bobutė kaime, kurios didžiausia paslaptis yra, kur jinai laiko savo 1000 eurų santaupų laidotuvėms, jeigu jinai nuspręstų susikurti Gmailą, Gmailas neleistų štai tokio slaptažodžio. Jisai ją įspėtų, kad šitas slaptažodis yra per lengvai nulaužiamas, kad nėra jokių specialiųjų simbolių, nėra raidžių, nei didžiųjų, nei mažųjų, skaičiai eina iš eilės, tai yra slaptažodis, kuris patenka į visus chrestomatinius vadovėlių straipsnius, kokių slaptažodžių nesirinkti. Ir jisai yra naudojamas registrų centre, kalbant apie sveikatos duomenis, kalbant apie VPN tinklą. Ir visa tai buvo pristatyta Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Iš tikrųjų juoką kelia, kaip mes registrų centro visas, absoliučiai, kad buvo nulaužtas registrų centras su prisijungimo kodais, ten su techninė informacija, su VPN konfiguracijom, ten su parašais, ten su slaptažodžiais kiekvienos ten įstaigos, su net, atsimeni, toks buvo Green Passas, kai mes buvom vakcinuoti, neatsimeni, tokį mes turėjom, net to konfiguracija visa buvo ten su sertifikatais, ta prasme, viskas, kas susiję su registrų centru. Ir tai buvo, man tai, žinai, žiauriai juokinga gaunasi, kaip mes tada siuntėm duomenis tokius, kur matosi net kuriam aukšte stovi tie serveriai, kad užtektų šiandien dienai 2 dronų ir mes nukeliautume į tą akmens amžių, kad nes 2 vietose tie serveriai realiai stovi. Ir faktas, niekas ten nieko nedarė. Ir šiandien dienai, kaip tu sakai, ateina kažkas su 600 000 kažkokių duomenų, kur jau seniai ten tie duomenys visi ant lėkštutės buvo. Ir sako, va čia tai problema. O tada problemos nieks nematė. Tada, kai buvo kita valdžia, bet aš, žinai, ir tada ir dabar matau, kad tos valdžios tą patį lygiai daro, jos nori tik tai nuraminti šitą skandalą. Tuo metu buvo pateikta visi prisijungimai, ta prasme, ten net aš norėčiau kam nors parodyti ir tuos prisijungimus, ir kad įvertytų specialistai ir pamatytų, kad ten, ta prasme, tokio lygio informacija buvo, kad ten tiesiog reikėjo, kad kažkam plaukai nuslinktų. Bet dabar ne, dabar mes kažkokį galutinį produktą gaunam ten, tarkim, sugeneruotus ten 600 000 PDF-ų ir, žinai, mes galvojam, kad čia problema. Ne, problema buvo tada, kai prie duomenų bazių galėjo žmonės prisijungti ir pakeisti žmonių ten nekilnojamo turto registrų duomenis, kada buvo aiškios kopijos, kada daromos, kada paskutinė kopija, kiek reikia laiko išlaukti, kad 5 metus išlaukus būna paskutinė kopija, kad negali po to laiko atsekti informacijos. Čia mes visai neseniai tik tai pradėjom į Briuselį siųsti kopiją ten savo registro, bet ir tas nieko negalėjo. Įsivaizduok situaciją, jeigu šiandien dienai ta visa informacija, kad ir sustotų registrų centras, kad ir pusei dienos, kokia žala būtų padaryta. Mes įmonėse, kuriuose, žinai, dirbam, tai mes turim disaster planus, kas būtų, jeigu būtų, mes darom visokias ten testavimus, kaip pavyzdys. Ir man, ir jums, nebejoju, teko daug girdėti, matyti, skaityti viešų pareiškimų, taip pat iš visuomenėje žinomų žmonių, kaip dabar reikės gyventi ateityje, kai mūsų svarbus duomenys nutekėjo ir kokia žala mums buvo padaryta. Lygiai taip pat, kaip jūs gyvenote iki šiol, todėl kad jūsų duomenys jau seniausiai ir daug kartų yra nutekėję ir jie nutekės ateityje.
Ypač tokie duomenys kaip jūsų adresas. Tai yra labai lengvai pasiekiami duomenys. Aš jums vėlgi parodžiau. Pakanka, kad nutekėtų, pavyzdžiui, jūsų sveikatos duomenys iš vienos iš privačių įmonių. Mes kalbame apie 1 milijoną anketų ir viskas. Visa tai yra hakerių rankose. Bet yra kur kas įdomesni klausimai. Tie žmonės, kurie dabar labai piktinasi ir dejuoja, kad nutekėjo duomenys, jie nepagalvoja, o kas atsitiktų, jeigu duomenys nenutekėtų, o jų apskritai neliktų. Pabandykite įsivaizduoti apokaliptinę situaciją. Registrų centro nebėra, serveriai sunaikinti, informacijos apie nekilnojamą turtą taip pat nebėra. Kaip mes išsiaiškintume, kam koks turtas priklauso ir panašiai. Aišku, tai yra labai teorinis scenarijus, čia buvo kalbėta apie tai, kad yra kopijos daromos, jos daromos kas 5 metus, nežinau, gal dabar pasikeitė, jos laikomos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, tačiau vėlgi mes apie tokius dalykus galėtume galvoti ir tokių dalykų galėtume bijoti, o ne to, kad štai kažkas pasinaudos mano asmens kodu arba mano nutekėjusiu adresu. Čia yra vėlgi kita istorija, tai yra teisėkūroje. Kuriant įstatymus turi būti aišku, kad tokie dalykai kaip asmens kodas arba gyvenamoji vieta yra duomenys, kurie yra labai labai lengvai prieinami nusikaltėliams, sukčiam ir panašiai. Tai šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie bet kokias ten finansinės paslaugas ir kitus svarbius dalykus, visur turi būti 2 lygių autentifikacija, apsauga. Kai mes kalbame apie elektroninius receptus, irgi lygiai taip pat negali būti ten kažkokių labai automatizuotų sistemų, kur tu labai lengvai prisijungi arba slaptažodžiu 0123456789, turi būti kelių pakopų arba kelių lygių autentifikavimas. Vėlgi, jeigu mes turime kas slėpti, jeigu mes norime greičio, patogumo ir panašiai, kartais savo privatumą galima aukoti ir susitaikyti su tuo, kad tavo duomenys vienaip ar kitaip atsidurs ir piktavalių rankose. Bet čia yra dar vienas svarbus aspektas. Mes jau aiškiai matome, kad štai šitas registrų centro duomenų nutekėjimas nebuvo kažkoks istorinis įvykis arba beprecedentis, bet buvo pasakytas ir antras dalykas. Visuomeniai nebuvo pranešta ir su ta krize nebuvo tinkamai tvarkomasi. Ar jūs tai, ką dabar aš jums tik pradėjau pasakoti, iš 12 segtuvų mes aptarėm tik tai 2. O jūs apie tai girdėjote, jums apie tai buvo pranešta, apie tai buvo parašyta, apie tai buvo papasakota, galbūt kažkur žiniuose tai matėte? Nepamenu. Nebuvo pranešta nei tada, nei vėliau, kai vyko kiti incidentai ir bendrai didžioji dalis tokių incidentų lieka plačiai visuomeniai nežinoma. Tai yra įstatymai netgi numato, kad tu privalai apie rastas saugumo spragas pranešti kibernetinio saugumo centrui, duoti laiko tai išspręsti, na ir tik vėliau tu gali apie tai kalbėti, jeigu būna kažkokie dideli nutekėjimai, visuomenė į tai atkreipia dėmesį, bet šiaip jau labai dažnai tokie incidentai, kaip ir minėjau, jie net nebūna žinomi. Vėlgi, tai, apie ką aš dabar kalbu, nebejoju, kad absoliučiai daugumai iš jūsų skamba kaip naujiena. Jūs sakote, taip gali būti, niekada neįsivaizdavau, niekada negirdėjau, bet vėlgi, tai yra seni dalykai ir aš apie juos jau galiu kalbėti. Yra tam tikri dalykai, kurie vyksta šiuo metu, apie kuriuos aš kalbėti iš viso negaliu. Maža to ir mano pašnekovai negali apie tai pasakoti, dėl to, kad jie pažeistų įstatymus. Kaip ir minėjau, jie ne tik negali pasakoti, daugeliu atveju, kai tu randi identifikuoja tam tikrą saugumo spragą, tu matai nutekėjusius duomenis, na pavyzdžiui, yra tam tikri slaptažodžiai ir panašiai, tu net negali jais pasinaudoti tam, kad įsitikintum, kiek tai yra rimta, koks yra nutekėjimo mastas ir panašiai, nes tu pats padarysi kibernetinį nusikaltimą, už kurį tu atsakysi. Aš jau esu apie tai kalbėjęs epizode Nulaužta Lietuva, kai asmenys, kurie identifikuoja saugumo krizes, vietoj to, kad jiem už tai būtų padėkota, priešingai jie patys sulaukia teisėsaugos dėmesio, dar daugiau yra baudžiami. Pas mus ta sistema teisinė tokia padaryta, kad tu negali piršto pajudyti, nes aš jeigu, tarkim, netestavęs informacijos siūsčiau, tai ką man siūsta 1 gigabaitą per valandą, jiem ir sakyti, žiūrėkit. Aš reziumuosiu savo pašnekovo istoriją, kurios labai didelė dalis lieka už kadro, nes aš manau, kad tai gali būti jums nelabai įdomu ir aktualu. Ir aš manau, kad tai visą tai galima sutraukti į kelis sakinius. Aš suprantu, kad jam tai yra svarbiausia istorijos dalis, bet
jūs suprasite kodėl. Tai yra, mano pašnekovas pasiūlo savo pagalbą nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, bet jis iš karto aiškiai identifikuoja, kad mes negalime pagal įstatymus štai tokių duomenų tvarkyti, jums reikėtų pirkti serverius, mes jums galime padėti, kalbant apie mūsų kompetenciją, mes žinome, kur galima identifikuoti tuos laužimus, nutekėjusius duomenis, padaryti tai greitai, operatyviai ir panašiai. Tačiau nacionalinis kibernetinio saugumo centras pirmiausia suteikia kuratorių, žmogų, kuris dirba su mano pašnekovu, tačiau labai greitai atsisako idėjos, kurią iš pradžių tarsi palaikė, kad taip ir reikėtų elgtis, paskui sako, klausimas, kaip tai dera su Lietuvos Respublikos įstatymais, galų gale viskas baigėsi tuo, kad mano pašnekovas sako, jeigu jūs nenorite, jisai pats yra dedikavęs savo serverius šitai veiklai, sako, aš jums bent jau galiu atiduoti tą informaciją, kurią šiuo metu esu sukaupęs ir aš toliau jau tuo nebeužsiimsiu. Ir vėlgi jam yra pažadama, kad atvažiuos informacija ir pasiims nacionalinis kibernetinio saugumo centras, tačiau neatvyksta, visi kontaktai nutrūksta, žodžiu, nebeįdomus pasidaro mano pašnekovas. Čia yra dar vienas aspektas, mano pašnekovas yra susijęs su politika, jisai ne tik tai yra IT specialistas, verslininkas, bet jis taip pat yra politikas, vienos politinės partijos narys. Vėlgi tai yra žinoma tiem, kas jį pažįsta, nesunku tai aiškintis. Aš asmeniškai sakiau, kad jo detaliai jums nepristatinėsiu ir galiu tik tai patikinti, kad tai jokių būdų nėra kokie nors politiniai žaidimai, jūs patys matote faktus, kurie tiesiog bado akis. Tai klausimas, kas yra kitose sektuvuose, kurie buvo pateikti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, aš tikrai dabar jų visų nevardinsiu, nes jie arba yra tokie, apie kuriuos kalbėti yra labai labai sudėtinga, arba tiesiog nuobodus. Pavyzdžiui, 3 sektuve buvo nuotraukos, tik tai nuotraukos, ir ten yra automobiliai, automobilių numeriai, žmonės, lokacijos. Ir aš negaliu apie tai kalbėti, nes tai yra susijęs su, itin slapta informacija. Čia dar vienas pavyzdys, jūs puikiausiai matote, beveik viskas yra paslėpta, bet matote vidinis e-byla, IBPS, numeris paslėptas, slaptas sekimas. Nutarimas paskirti gynėją, teisių dėl gynėjo išaiškinimo protokolas, pranešimo apie slaptų veiksmų nutraukimo protokolas, prašymas priimti nutartį dėl slapto sekimo, prašymas priimti nutartį dėl slapto sekimo teisėtumo, prašymas priimti nutartį dėl slapto sekimo termino pratęsimo. Kaip suprantu, tai yra kažkokia byla, galbūt tai yra kreipimasis į teismą, prašant sankcionuoti tam tikrus operatyvinius veiksmus. Akivaizdu, kad tai neturėtų būti pasiekiama viešai, jeigu kažkas iš privačių asmenų prie tokių duomenų prieina, valstybė turi labai rimtų problemų. Man buvo žinoma, kad už 2000 eurų tu gali nusipirkti savo kriminaliniais, kadangi pačių registrų centrų nulaužime aš irgi mačiau slaptus tuos sekimus, bylas, ten pačių teisėjų ten informacija ir tos bazės, viskas ten aišku. Bet esmė tokia buvo, už 2000 eurų galima įsigyti apie tave, ką turi tarnybos. Kaip pavyzdys, tave pagauna, ten už kažką, už kyšininkavimą, už kokį velnę, tada tu sumoki pinigus, tau atsiunčia kokius konkrečiai tau duomenis apie tave turi tarnybos. Ten ar turi kažkokius įrankius, nuotraukas, ar kažkas įrašinėja pokalbius. Ir tada jam lengviau daug gintis, tada jisai žino, ką turi, ko neturi, ir tada, jau advokatai ruošdavo tuos, jau tą gynybą. Čia yra svarbu pabrėžti, kad kalba ne apie pareigūnus, kurie vykdo arba prižiūri ikiteisminį tyrimą, organizuoja jį. Kalba yra apie tai, kad ta informacija vis tiek yra saugoma informacinėse sistemose. Pavyzdžiui, jeigu tu kreipiesi dėl tam tikrų operatyvinių veiksmų sankcionavimo, pavyzdžiui, kratos arba kriminalinės žvalgybos pasiklausimo, visa tai atsispindi ir visa tai turi skaitmeninį pėdsaką. Dabar įsivaizduokite, jeigu yra kažkas, nebūtinai Lietuvoje, Rusijoje arba kažkur kitur, tai yra tiesiog asmuo, hakeris, kuris prie tokios informacijos prieina. Kiek jis gali už tą informaciją gauti? Prasidėjo ikiteisminis tyrimas, asmuo apie tai sužinojo ir jisai galvoja, ką policijai pavyko apie mane surinkti. Kiek jisai gali būti pasiruošęs už tai sumokėti. Duok tam idiotui pinigus.
sunku patikėti, ar ne? Galvotum, kad žmogus fantazuoja. Vėlgi, jeigu ta informacija nebūtų pateikta Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui ir jeigu tas žmogus, pavyzdžiui, net neštų tau ant lėkštutės visą informaciją, visus duomenis apie tave patį, duomenis, kurie turėtų būti slapti, saugomi valstybės, galų gale aš pats nesu eilinis pilietis ir stengiuosi saugotis, bet suprantu, kad tai skaitmeninėje eroje yra labai labai sudėtingas uždavinys. Tai vėlgi iš tų nuobodžiųjų dalykų, apie kuriuos aš nekalbu, pavyzdžiui, vienas sektuvas buvo skirtas įvykiui, kai buvo nulaužtas Seimo kontrolierių įstaigos tinklalapis. Vėlgi, čia reikėtų turbūt daug kam aiškinti, ką iš viso daro Seimo kontrolieriai, negaišiu tam laiko, bet jūs tiesiog supratote iš to, ką aš jums papasakau, kad kalbant apie kibernetinį saugumą, mes turėjome daug spragų, dalis tų spragų yra tvarkomos, bet atsiranda naujų spragų ir nereikia į tai žiūrėti kaip į kažkokią didžiulę tragediją. Panikuoja visas miestelis. Ką man daryti? Čia kaip su dronais, ar ne? Būtų labai labai keista, jeigu daugiau nepasikartotų jokie incidentai susiję su dronais. Neįskristų nei vienas dronas į Lietuvos Respublikos teritoriją. Būtų lygiai taip pat keista, jeigu, pavyzdžiui, kur nors būtų pasaulyje sugalvota absoliuti gynyba nuo dronų, kad nei vienas dronas negali patekti į tam tikrą miestą, į tam tikrą teritoriją, nes jie visi yra numušami. Vos tik tai technologijos pažengia į priekį, vos tik tai atsiranda geresnė gynyba, tada atsiranda būdų, kaip tą gynybą apeiti. Yra amžina dilema nuo antikos laikų, kaip sukurti skydą, kuris būtų nepramušamas ir kaip sukurti kalaviją, kuris galėtų tą skydą pramušti. Na, o aš čia sakau labai paprastai. Viskas yra apie mūsų sąmoningumą. Jeigu mes suvokiame rizikas, turbūt keisčiausia yra žmonėm, kurie gyvena tokiam šiltnamyje, nelabai domisi, kas vyksta aplinkui ir staiga paaiškėja, kad kažkas iš jų kažką pavogė, duomenis, ir jie galvoja, štai aš esu baisaus nusikaltimo auka ir štai aš dabar kaip nuogas jaučiuosi. Tai tie žmonės, aišku, patiria šoką, bet aš tik tai noriu pasakyti, kad mes visi gyvename tokiais laikais, kai mūsų duomenys dėja, bet yra prieinami ir juos yra ypatingai sunku saugoti. Pasižiūrėkite, kiek yra sukčių, kurie tiesiog socialinės inžinierijos pagalba tos duomenys išvilioja. Gerai, aš dabar nepradėsiu naujų temų ir labai toli į lankas neisiu. Aš papasakau tai, ką jums norėjau papasakoti praėjusį sekmadienį. Kaip jūs manote, ar epizodas būtų buvęs vertas jūsų dėmesio? Tai dabar epizodas, kuris turėjo pasirodyti šį sekmadienį. Kaip ir minėjau, jeigu jums šiek tiek per daug manęs, galite čia sustoti, grįžti, kada jums bus patogu. Jeigu jūs sekmadieniais pripratote gerti kavą ir klausytis arba žiūrėti mano epizodus, galite tai padaryti ir kitą sekmadienį pasižiūrėti likusi epizodą, kitaip tariant, likusi epizodo dalį, dar vieną temą. Tiesiog norėjau paklausti, ar nenorėtumėt keliauti su manim? Taip, mes tikrai pasikalbėsime apie keliones, kadangi kita tema, tai pasikeitė ir mano marškinėliai. Jūs turbūt suprantate, kad ne per vieną dieną šitą epizodą įrašinėju. Tai šiuo atveju žiūrėkite į šitą antrą temą, kaip į visiškai atskirą epizodą, jinai su pirma tema niekaip nesusijusi. Taigi, kaip aš renkuosi temas labai labai trumpai. Žmonės manęs dažnai klausia, sako, kodėl tu pasiemi temą, kuri galbūt neatrodo labai svarbi iš pirmo žvilgsnio, kodėl tu galbūt nesiemi temos, kurią mes tau pasiūlėm, jinai gal buvo svarbesnė. Žiūrėkite, viskas yra labai paprasta. Aš stengiuosi subalansuoti, kad būtų ir paprastesnių, ir sudėtingesnių temų, bet svarbiausia, tema man turi būti suprantama ir įdomi, ir taip pat jinai neturi būti jau nuskambėjusi žiniasklaidoje. Labai dažnai man yra siūloma gilintis į tai, kas jau yra žurnalistų akiratyje, ir apie tai yra rašoma, kalbama. Klausimas, kodėl dar į tai įsijunginėti, nebent tu iš tikrųjų turi kažkokius šaltinius, kurie gali papasakoti naujos informacijos. Taip irgi nekart yra buvę. Bet šiaip jau aš visą laiką žiūriu į štai šitos kriterijus. Na ir kai pas mane atėjo mano kolegė, draugė, pažįstama, nežinau kaip pavadinti, atėjo žurnalistė iš Lietuvos ryto, su kuria teko bendrauti ne kartą iki tol, ir jinai interviu yra ėmusi, ir Facebook'e esame draugai. Tai šiuo atveju atėjo Eglė ir sako, Skirmantai, na, aš pati galvojau imti šitos temos, bet kadangi jinai tiesiogiai su manimi susijusi, tai aš vis dėlto apsisprendžiau, kad profesinė etika neleis man to padaryti, o aš nesu žurnalistas, esu tinklaraštininkas, vlogeris ir visi mano epizodai iš esmės yra apie mane. Kaip aš suprantu situacijas, kaip aš suprantu temas, nuomonė paremta faktais. Tai aš sakau, Eglė, žaidimo taisyklės visiems vienodos. Pirmiausia, dėk faktus ant stalo, pasižiūrėsiu, kas ten per situaciją, jeigu jinai man įdomi, jeigu aš apie tai niekur neskaičiau ir negirdėjau, aš būtinai šitą temą
imsiu ir paversiu epizodu. Taip ir atsitiko. Kadangi Eglė žurnalistė, tai aš tiesiog buvau užverstas įvairiausiais susirašinėjimais, dokumentais, nekreipėsi į policiją ir panašiai. Na ir aš supratau, kad tiek daug visko jums nereikia, situacija yra paprastesnė, aš pasistengsiu vėlgi paprastais žodžiais ją Eglės be jokios abejonės pagalba jums papasakoti. Draugai išvažiavo dar lapkričio mėnesį į Turkiją į labai gerą viešbutį. Ir jų mintis ir buvo tokia, kad gal būtų smagu grįžti su vaikais ten. Ir aš turiu draugą, kuris yra turkofilas visiškas, kuris ten per metus 2-3 kartus važiuoja į Turkiją. Aš kreipiausi į jį, sakau, klausyk, Modė, žinai gerus viešbučius, pasiūlyk man kažką. Jisai pasiūlė, pirmiausia, nes paklausė, kokią kainą, pasiūlė, sakau, nesvarbu, būnagi nuolaidos, pasiūlė viešbučius, ten pasižiūrėjau, ten apskritai buvo žmogui gal 6-7 tūkstančiai. Sakau, nu ne, čia mums truputėlį per daug ir tada jisai pasiūlė būtent Ryksose, kad yra geras standartas, mes pasižiūrėjom, pasitirinėjom, o mintis buvo išvažiuoti per Velykas, kurios šiemet buvo balandžio pradžioj. Tai suprantam, kad dar galėtų būti ganėtinai vėsu ir toj pačioj Turkijoje, bet vis tiek šiltesnio klimato šalis. Rinkomės, kad būtų šildomi baseinai, kas yra labai svarbu vaikams. Rinkomės, kad aplinka graži, ten ir flamingai, ir kas tik tai nenori. Šiek tiek sutrumpinsiu ir paaiškinsiu. Tai yra Eglės vyras, kuris yra pareigūnas, kuriam reikia iš anksto suderinti savo atostogas. Taip pat jų dukra ir jų draugai keliauja į taip pat iš anksto pasirinktą viešbutį, neatsitiktinį. Viešbutį, kuris yra tikrai geras, priklauso labai geram tinklui, geroje vietoje. Na, jie tiesiog seka rekomendaciją, kurią gavo iš savo draugo. Viešbučio pavadinimas Riksos Premium Tekyrova, tai premium ženklo viešbutis, na jau kas skaitosi aukštesnis standartas apskritai Turkijoje, bet pats Riksos vardas, kadangi tai yra pasaulinis standartas, jie turi ir Arabų Emiratuose, ir Egipte, ir toj pačioj Turkijoje ne vieną viešbutį, tai apsistojom ties juo. Tekyrova yra miestelis Turkijos pietuose, na ir jūs galite pasižiūrėti, kuo jis ypatingas, čia yra kalnai. Tai yra labai geras viešbutis, matote, tai yra 5 žvaigždutės, mes žiūrime booking.com, gerai įvertintas paplūdimys netoliese, 9 iš 10, na ir čia yra aibė nuotraukų, aš jų visų nedidinsiu, bet jūs galite pasižiūrėti, 2 šildomi baseinai, kadangi buvo dar mažų vaikų, tai čia tikrai ir kalneliai, ir įvairiausios maudynės, ir įspūdingi vaizdai. Žodžiu, aš galiu įsivaizduoti, kad tokio viešbučio ir tokios kelionės šeima tikrai gali laukti pusmetį ir tikrai tikėtis, kad tai bus aukščiausios kokybės polisis. Mūsų lūkesčiai ir buvo būtent tokie, kad prieš tos keliarius metus mes, kai buvom neblogam 5 žvaigždučių viešbutį, Aka Linda, tikrai neblogas, tik tai maža teritorija. Mes būtent po tos draugų kelionės labai norėjom premium klasės, nes norėjom to aukštesnio lygio, ypač turėdami galvoje, kad tai yra pati sezono pradžia, balandžio pradžia, kur gali būti ir tikrai tų permainingų orų, visokių toj pačioj Turkijoje. Tai būtent šildomi baseinai, spa zona, kad būtų šildoma ir kad būtų pramogų, nes ypač vaikams, nes vaikai vis tiek irgi turi kažkur leisti laiką. Ir beje, mūsų abiem šeimom buvo labai aktualus dalykas, kad būtų krepšinio aikštė. Dėl to, kad visi žaidžiam krepšinį, tai mums tas prasimėtimas ir palyginus ten su praėjusia kelionė, tai mes visada kaip laikrodžiai eidavom po pietų prasimėtyti krepšį ten 1,5 valandų, žodžiu, tai irgi vienas iš tų akcentų. Plius, kas labai patiko, kai rinkomės ir žiūrinėjom, tai didelė teritorija, po kurią ten galima važinėti ir dviračiais, tiesiog aktyviai leisti laisvalaikį, tau nebūtina gulėti paplūdimy, pavyzdžiui, kad ir oras šaltesnis, tu gali užsiimti visą kitą veiklą. Jeigu mes apie tai kalbamės, tai jūs greičiausiai suprantate, kad planams nebuvo lemta išsipildyti. Ir vėlgi, jeigu reikėtų tiesiog papasakoti eilinę istoriją, kai tu nuvažiuoji į gerą viešbutį ir tave nuvilia servisas ar kambarys ar panašiai, aš nepasakočiau apie tai, bet čia yra kur kas
įdomesnis siužetas. Mes kreipiamės į agentūrą Travel Touras. Tai per agentūrą, bet agentūra bendravo su kelionių organizatorium Join Up Baltic. Čia yra ta svarbi vieta, kur reikia įtempti šiek tiek savo dėmesį ir suprasti gana paprastus faktus. Kai buvo paminėtas Join Up Baltic, kelionių organizatorius, aš nebejoju, kad tikrai yra šitą epizodą žiūrinčių žmonių, kurie sako, viskas, gali toliau nepasakoti, aš puikiai suprantu, į kokius spastus pakliuvo šita moteris, nes pats buvau lygiai taip pat apgautas arba apgauta. Na, bet tie, kurie, o tokių aišku yra dauguma, kurie nesusidūrė su šio kelionių organizatoriu, tai aš jums pirmiausia noriu, kad jūs suprastumėte visą sistemą. Kitaip tariant, daugelis iš mūsų, kai keliauja į Turkiją, susiranda kelionių agentūrą, dažniausiai tai yra didelės agentūros, kurios pačios ir klientams parduoda kelionę ir pačios organizuoja tas keliones. Bet kai kuriais atvejais yra du atskiri verslai. Tai yra kažkas užsiema kelionių pardavinėjimu, kelionių agentūra, jinai turi kažkokį savo ofisą, bendradarbiauja ir bendrauja su klientais, bando jiems parduoti štai šitą produktą ir pasimti savo dalį. Na, o vėliau, kai randa klientą, kai jam parduoda kelionę, jau kreipiasi į kelionių organizatorių, ant kurio pečių yra visos kelionės organizavimas. Tai šiuo atveju Join Up Baltic yra toks kelionių organizatorius. Jis yra registruotas Latvijoje, bet jisai turi Lietuvoje savo padalinį. Na ir kadangi šiuo atveju mano pašnekovė yra išsirinkusi konkretų viešbutį, tai jai nereikia naujų rekomendacijų, jinai tiksliai žino, kur jinai norėtų keliauti, jinai tiesiog klausia, už kokią kainą jūs mums galėtumėte šitą kelionę organizuoti. Jinai gauna atsakymą, priminsiu, kad tai yra lapkričio mėnesis, tai iš anksti pradeda tą kelionę organizuotis, todėl kad tuo metu tai yra pigiau, kuo tu ilgiau lauki, tuo labiau brangsta tavo kelionė ir be jokios abejonės, kai jau ateina atostogų sezonas, tai tos kelionės gali būti kelis kartus pabrangusios nuo pirminės kainos. Tai ką, išvykimas balandžio 4, Velykų išvakarės, nes Velykos balandžio 5. Gavom iš organizatoriaus per kelionių agentūrą įsitraukė iš organizatoriaus sistemos patvirtintus voucherius, kelionės dokumentus, kuriuose yra nurodytas ir viešbučio pavadinimas, į kurį važiuojam, tai būtent Riksos Premium Tekyrova ir, žodžiu, kelionės detalės, skrydžio detalės ten ir taip toliau. Tai šitos dokumentus mes gavom kovo 26 dieną. Balandžio 3 kelionės išvakarėse, kelionė yra labai anksti, 5 ryto, apie 15 valandą skambutis ir skambutis tai buvo net ne man, iš pradžių draugiai ir jinai man paskui pasakė, kad bendraut skambintis su agente. Tai žodžiu, kad pranešimas buvo toks, kad viešbutis atšaukė dėl overbooking, dėl perpildymo mūsų užsakymus ir mums buvo pasiūlymas į Gural Premier Belek. Nors organizatorius paskui jau teigė, ir čia turbūt nėra melas, kad buvo dar kiti 2 pasiūlymai, bet irgi į tą patį Beleko regioną, bet mes tų pasiūlymų pačioj pradžioj nematėm, nes kelionių agentūros Travel Touras vadovė įsikišo, mūsų konkrečiai agentė tuo metu buvo susirgusi ir vadovė, kaip jinai teigia, įsikišo dėl to, kad tie kiti 2 pasiūlymai buvo daug prastesnės kokybės ir dėl to jinai mūsų pramušinėjo neva geresnį viešbutį Gural Premier Belek. Ir mums buvo spaudimas apsispręsti per valandą, kad ar vykstam ar nevykstam, jeigu nevykstam, mes galim susigrąžinti pinigus, atšaukti kelionę, ten dar teoriškai buvo kažkokių pasiūlymų, kad gal ten į Egiptą po kažkiek dienų, bet iš esmės mes susidėlioję ir atostogas ir mes šiaip nelabai galim ir dėl vaikų mokslų keisti ten datų, nes tada būtumėm išlipę, žodžiu, dėl mokyklos reikalų. Ir tada pradėjom žiūrinėti. Aš pasiskambinau tam pačiam draugui turkofilui, kuris yra buvęs abiejose viešbučiuose ir ten ir su žmona kalbėjo ir vienaip ir kitaip, nesako, Riksoso standartas yra kitas.
Bet esmė yra tokia, kad kadangi kelionė buvo iš esmės dėl vaikų ir mūsų lagaminai, tai ne tai, kad buvo supakuoti, jie jau realiai buvo į automobilius sukrauti, nes turim anksti išvažiuoti ir, žodžiu, kad viskas susiruošta ir čia staiga vaikams pasakyti, kad mes čia niekur nevažiuojam, toks buvo, pradėjom blaškytis, plus mano vyras valstybės tarnyboje, galima sakyti, dirba ir jam jau oficialiai darbo laikas pasibaigęs, o pas juos, pavyzdžiui, atostogų atšaukimas yra per sistemą. Žodžiu, jisai nei teoriškai, nei fiziškai, nei niekaip kitaip atostogų jau negalėjo atšaukti ir tada, kas belieka likti Lietuvoje. Bet esmė yra kokia, kad tai yra tas laikotarpis, kai yra mokinių atostogos ir plus Velykos. Ta prasme, kelionės ar Lietuvoje, ar Turkijoje, ar kažkur, jos buvo pabrangusios kartais palyginus su tuo mūsų pirminiu užsakymu. Aš nebijoju, kad jūs jau suprantate, kur link viskas krypsta, bet vėlgi, tiek aš, tiek mano pašnekovė galime būti subjektyvūs ir esame subjektyvūs, daliname savo patirtimi, todėl tiesiog šiuo atveju paklauskime ChatGPT, kuris gali panaršyti internetą žymiai greičiau ir efektyviau negu mes ir pateikti objektyvesnę informaciją. Kaip matote, jokio prieš tai klausimų užduoto nėra, tai jokio konteksto nėra, yra naujas pradėtas pokalbis ir aš klausiu, kuris viešbutis brangesnis, Rixos Premium Tekirova ar Gural Premier Belek? Jeigu kalbame apie įprastas kambarių kainas ir bendrą viešbučio pozicionavimą, dažniausiai Rixos Premium Tekirova yra šiek tiek brangesnis už Gural Premier Belek. Čia toliau yra aiškinama kodėl, bet man svarbesnė yra šita vieta. Pagal viešai matomas 26 metų kainas, Rixos Premium Tekirova standartiniai kambariai dažnai prasideda nuo maždaug $350–600 už naktį, o sezono piko metu gali būti gerokai brangesni. Gural Premium Belek dažniausiai randama nuo $200 iki $450 už naktį intervale, nors aukštesnės klasės numeriai ir vilos kainuoja ženkliai brangiau. Kai mes kalbame apie kainų skirtumą, apatinė riba $350 arba $200 už naktį, o viršutinė riba $600 arba $450, tai yra ženklus, labai ženklus kainų skirtumas. Ir jūs jau suprantate, kad čia ir yra visa esmė. Tai nėra šiaip savo klaida, tai yra ne šiaip savo susipratimas, mano pašnekovė netrukus jums tai parodys, įrodys ir paaiškins, bet jūs puikiausiai turėtumėte suprasti, kad tai yra elementari apgavystės schema ir jūs su ją taip pat esate susidūręs arba susidūrusi ne kartą savo gyvenime skirtinguose kontekstuose. Turbūt pats paprasčiausias kontekstas tai yra, pavyzdžiui, jūs girdite apie nuolaidą, įsivaizduokite, lašiša su 30% nuolaida kokiam nors prekybos centre. Jūs galvojate, puiku, mėgstu šitą žuvį, sveika ir dar galėsiu pigiau nusipirkti. Einate į parduotuvę, o jums yra sakoma, baigėsi šita lašiša, jos buvo labai mažai, bet už tai yra silkė su 10% nuolaida. Aišku, jūs galite supykti, apsisukti, išeiti, bet kažkas nusipirks tą silkę su 10% nuolaida. Yra netgi ES priimti teisės aktai, kurie skirti kovoti su šita sukčiavimo schema, kuri vadinasi bait and switch. Tai yra priviliok ir pakeisk. Labai dažnai žmonės su tokia situacija susiduria keliaujantys žmonės, kai jie nuomojasi automobilį. Ką čia daug kalbėti, geriau bus jums paprasčiausiai parodyti. Taigi mes esame kayak.com tinklalapyje, aš išsirinkau Graikiją, nors tai gali būti bet kuri kita šalis, ir bandau nuomoti automobilį. Vėlgi tai gali būti kitas tinklalapis, visuose situacija bus labai panaši arba visiškai analogiška. Jūs matote, čia yra skirtingi automobiliai. Citroenas, Fiatas, Mercedesas ir panašiai. Ir taip pat jūs matote, kad prie jų yra skirtingos kainos, nes jie yra skirtingų kainų kategorijose. Pavyzdžiui, Citroenas C3 jums kainuos $6 dienai, bet pavyzdžiui, geresnės, aukštesnės klasės Citroenas jau kainuos $17 dienai, o pavyzdžiui, jeigu jūs nuspręsite BMW X1 nuomotis, jūs jau mokėsite $91. Ir taip toliau. Porsche Cayenne, jeigu nuspręsite pasiimti, $219 per dieną. Bet kur yra esmė? Ir daug kas su ta situacija tikrai yra susidūrę, aš pats esu ne kartą susidūręs. Pavyzdžiui, jūs nusprendėte, kad jums iš tikrųjų visai nieko automobilis bus, pavyzdžiui, Audi Q3. Jūs matote, $42 dienai, šitas automobilis talpus, jūs, pavyzdžiui, važiuojate 4 asmenų šeima
Ir jūs galvojate, kad jūs šitą automobilį gausite, bet apačioje mažomis raidelėmis yra užrašyta or similar SUV. Kitaip tariant, jūs galite gauti šitą visureigį arba jūs galite gauti panašų vienodą tos pačios klasės visureigį. Bet čia yra viena detalė. Mes esame dabar Audi LT tinklalapyje ir jūs matote naujasis Audi Q3, specialus pasiūlymas, toks automobilis būtent už specialią kainą šiuo metu kainuoja apie 40 000 eurų. O dabar mes keliaujame į tinklalapį Dacia LT. Vėlgi jūs matote prieš save automobilyje Dacia Duster ar Dacia Duster, beje, įdomi istorija, jūs man pasakykite, kaip tiksliai reikėtų tarti, o aš jums tiesiog priminsiu, kad Rumunija, kuri gamina istoriškai šitos automobilius, toje teritorijoje anksčiau gyveno dakai ir jinai vadinosi Dacia. Ir Romėnų imperija, kariaudama su dakais, patyrė didelių nuostolių, jie buvo taip supykę, kad kai jie užėmė šitą teritoriją, jinai pradėjo masiškai žudyti žmonės ir jie sakė, mes šitą teritoriją padarysime savo, jūsų istorinio pavadinimo niekas neprisimins. Ir jeigu jūs pagalvotumėte, kaip mes vadiname dabar dakus rumūnais, jų valstybę vadiname Rumunija, angliškai tai yra Romėnija, kitaip tariant Romėnija nuo žodžio romėnai. Na ir vėlgi visiškai nepavyko ištrinti pavadinimo istorinio, bet tai yra istorinė pamoka. Na, o štai šitas automobilis, kodėl aš jį jum rodau, jisai kainuoja daugiau negu 2x pigiau, tai yra apie 18 000 eurų. Verslo logika čia visiškai aiški. Kam mokėti 2x ir 3x brangiau už automobilį, jeigu klientui gali pasiūlyti 2x, 3x pigesnį analogą ir nepažeisti jokių įstatymų. Labai dažnai būna situacija, žmogus atvažiuoja, sako, nu va, aš išsinuomavau, rezervavau, jūs nuskaičiavote pinigus, kur mano Audi. O jam sakoma, atsiprašau, Audi visi išnuomoti, galbūt tas Audi yra tik vienas ar keli, o dabar štai jūsų automobilis bus, na pavyzdžiui, kinietiškas, pigus visureigis ar kažkokia kita pigesnė alternatyva. Žmogus sako, pala, bet tai yra kitas komfortas, tai yra visiškai kita kaina, bet verslininkas sako, o jūs paskaitėte tą užrašą mažomis raidėmis apačioje. Mes turime teisę jums tai pasiūlyti. Ir jūs matote, pavyzdžiui, nuvažiavę kokią nors Maljorką ar Graikijos kokią nors salą, jūs matote labai daug pigių kiniškų automobilių. Nejau niekuo nepasitikė. Niekuo. Mes nuskridom, neapsimetinėsiu, kad pirmiausia, tai nuotaika žiauriai sugadino oras, nes ta pirma diena tai buvo išvis kažkokia tragedija dėl to, kad ten pliaupė lietus ir taip toliau. Bet buvo kitas dalykas, kas, pavyzdžiui, buvo ir tam pačiam Giurali, kur važiavom, buvo deklaruojama, kad tu ten 24 valandas per parą gali bet kur pavalgyti, nu, ta prasme, kad yra kur pavalgyti ir taip toliau. Mes išskridę 5 ryto, nu, tai susipakavę 3 ryto į oro uostą, aišku, kad ten visi nevalgė ir, pavyzdžiui, žiauriai valgyti norėjom ir nėra kur, nes kažkoks kelių valandų tarpas ten vienas restoranas ruošiasi, kitas dar neatsidaręs, tai tas jau pradėjo labai gadinti nuotaiką, bet kas man asmeniškai labiausiai sugadino, tai kambarys, kurį mes gavom. Mes ėjom į kambarį ir aš negalėjau patikėti, kad tai yra 5 žvaigždžių viešbučio kambarys, nes ten mūsų net vonia iš esmės nebuvo iki galo sutvarkyta, nes ten pusę buteliuko kažkas tai prausėsi palikta, duris atsilaupiusios, cigaretės kažkur gesintos. Na, ta prasme, aš iškart šitos dalykus pradėjau fiksuoti, surinkau nuotraukas, nusiunčiau agentį, jinai pati irgi atrašė, kad negaliu patikėti ir taip toliau, sako, susisiekiau su agentūra, turėtų netrukus susisiekti, ten dalijo patarimus, bet aš pati esu patyrus keliautoja, aš nuėjau į viešbutį, parodžiau į receptioną, parodžiau tos nuotraukas ir sakau, čia klausykit, čia jūsų standartas. Ir jie sako, ne. Ir tada jie pakeitė mums visoms 3 šeimoms kambarius. 3 šeimoms, apie ką kalbu, kad mes, kai važiavom iš oro uosto autobusike, tai mūsų 3 šeimas ir vežė, tai ta šeima mano draugų ir dar viena šeima, ir mes, kadangi su draugais kalbėjom apie šitą situaciją, jie paklausė, sako, kas čia įvyko. Mes papasakom ir paaiškėjo, kad jiem įvyko lygiai tas pats, nors jie buvo užsisakę kitą viešbutį, Papillon Belleville. Ir jiem lygiai taip pat 15 valandą pranešimas, kad nevažiuojat į tą viešbutį, o važiuojat
žodžiu, čia, nu, jie irgi ten su 2 vaikais irgi sutiko. Šita detalė irgi svarbi, ją verta prisiminti. Aš kalbu apie šeimą iš Rokiškio, kuri taip pat pirko kelionę ir pirko atostogas visai kitame viešbutyje, bet buvo nukreipta paskutiniu momentu į šitą. Kadangi, nu, nepaslaptis mano profesija, aš pati esu žurnalistė ir irgi tyrimais užsiimu, tai dar sėdint Beleke, aš sakau, hebrai, nu, reikia pasiaiškinti, kai grįšim, reikia pasiaiškinti su tuo viešbučiu, nes man buvo neįtikėtinas pats paaiškinimas, kad būtent viešbutis kelionės išvakarėse atšaukė užsakymą. Nepatvirtino, nes mums buvo komunikuojama, kad atšaukė viešbutis užsakymą, o tai yra didelis tinklas, Riksos, plus mūsų labai išankstinis užsakymas. Prieš pusę metų man buvo neįtikėtina, kodėl atšaukė, pavyzdžiui, mus, o ne tuos, kurie užsisako vėliau. Ir ką padarėm, tai grįžus, aš parašiau į Riksosą. Iš pradžių ten jie man formaliai atsakinėja, aiškinkite su organizatoriumi ir taip toliau. Ir aš jam parašiau, kad klausykit, pagal asmens duomenų visokius reikalus aš turiu teisę žinoti, ar viešbutis kada nors tvarkė mano asmeninius duomenis. Ir tada jie man parašė, kad, nes siunčiau aš ten ir voucherį, ir pavardės, ir kelionės datas ir taip toliau, jie parašė, kad mes tokio užsakymo neturėjom, jisai buvo pateiktas per vėlai ir mes jo nepatvirtinom, nes buvom paskelbę stop sale, tai pardavimų sustabdymą. Tada parašiau antrą laišką, kad sakau, kada tas stop sale'as, kada jūs sulaukėt tas per vėlai tos užklausos. Ir jie man atrašė labai konkrečiai su datom viską, tai kovo 14 jie paskelbė stop sale'ą mūsų kambariu, mūsų šeimos kambariu, nes jis buvo mažesnis negu draugų šeimos, kurie važiavo su 2 vaikais. O būtent kovo 14 yra ta data, kai paskutinį mokėjimą jau galutinį turėjom atlikti. O draugų šeimai berods ar kovo 27 galėsiu patikslinti tas datas, irgi paskelbė stop sale'ą. O viešbutis dėl užsakymo kreipėsi balandžio 1 dieną. Na ir natūralu, kad viešbutis nepatvirtino, nes jisai buvo iškomunikavęs visiems partneriam, kad skelbė stop sale'ą ir kad, žodžiu, jokių naujų užsakymų nepriiminės. Dėl ko yra svarbios šitos datos, ką aš noriu pasakyti? Kad grįžtu prie to, kad mums pranešimas tai balandžio 3. Kovo 14 organizatorius jau žinojo, kad užsakymo negalės patvirtinti. Ir ką jisai padarė? Čia yra schema tokia. Jisai kovo 26 atsiuntė voucherį, kad viskas gerai, kelionė organizuojama. Dėl ko jisai atsiuntė tą voucherį? Nes pagal sutarties ten 5.5 punktą yra taip, kad dėl pagrindinių kelionės pakeitimų organizatorius privalo informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki kelionės. Tai formaliai ta kovo 26 diena yra 9 dienos, aš skaičiuoju, bet jeigu einamąją dieną skaičiuotum, tai ir yra tas 10 dienų. Ir jie atsiunčia voucherį, kad čia viskas ok, kelionė vyksta, jūs važiuojate į Riksosą. Ir yra nurodytas tas Riksosas. Ir tas 10 dienų, tada jeigu, tarkim, jie praneša apie tuos pagrindinius kelionės pasikeitimus, aš turiu 7 dienas laiko apsispręsti, ar aš priimu šitą pasiūlymą, ar aš reikalauju susigrąžinti pinigų. Tai jie mums nepranešė, jie atsiuntė tą voucherį ir pranešė balandžio 3, tada vėl laiko spaudimas ir tu tada ten, žodžiu, jau nebeturi tos galimybės 7 dienų apsispręsti ar susigrąžinti, ar kažkaip kitaip planuotis atostogas ir taip toliau. Čia svarbi dar ir kita detalė, kadangi susipažinom su ta šeima, kuri iš vis su mumis nesusijusi, jinai ten iš Rokiškio ir pirmą kartą ją matėm, bet pradėjom bendrauti ir jiem tą patį situaciją. Aš jiems irgi sakau, parašykit viešbučiui ir išsiaiškinkit, kaip viskas įvyko. Nu, tai schema panaši, iš pradžių atsimušinėjo, tada jie motyvavo asmens duomenim ir gavo atsakymą iš viešbučio, kad tas užsakymas iš vis niekada nebuvo atliktas. Ta prasme, net nebandyta viešbučio užsakyti, nes mūsų atveju tai balandžio 1 jie dar teoriškai bandė užsakyti tą viešbutį. Tai aš traktuoju tą voucherio atsiuntimą kaip dokumento klastojimą, dėl to pirmiausia kreipiausi į policiją, ir
kadangi dokumento klastojimas labai glaudžiai susijęs su sukčiavimu, tai aš ir apeliuoju į tą BK 300 straipsnį dėl dokumento klastojimo ir BK 182 straipsnį dėl sukčiavimo. Atsiprašau už gana ilgą pašnekovės citatą, bet man atrodo, kad joje labai gerai suformuluota esmė. Kodėl žmonės jaučiasi apgauti? Vienu atveju iš viso nerezervuojamas viešbutis, kitu atveju yra atsiunčiamas voucheris, kas iš esmės yra liudijimas, kad apmokėjimas atliktas, jūsų kambarys rezervuotas, kai tai nėra padaryta. Viešbutis sako, tuo metu mes jau net nepardavinėjome jokių rezervacijų šitam kambariui, nes viskas buvo užsakyta. O štai kelionių organizatorius sako, ne, mes jum pateikėme įrodymus, kad viskas bus gerai. Paskutiniu momentu staiga visi yra nukreipiami į kitą viešbutį ir jūs puikiai suprantate, kelionių organizatorius gali būti susitaręs, kad štai čia mes turime geriausias nuolaidas, čia mes galbūt gausime kažkokį papildomą bonusą premiją, jeigu daugiau žmonių atvešime ir visiškai nesvarbu, kur jūs norite važiuoti. Svarbu, kad įstatymai leidžia jam paskutiniu momentu prieš pat kelionę, kai jau sudėtinga pakeisti savo planus, kai jau visi yra nusiteikę, kai jau pinigai sumokėti, kai jau kelionės yra pabrangusios, paskutiniu momentu viską pakeisti ir jūs turite priimti šitą pasiūlymą. Kaip ir sakiau, kaip ir su automobiliu. Tikėjotės Audi, gavote Dacia arba Kinietį ir nieko padaryti negalite. Ar tikrai negalima nieko padaryti, mes dar pasižiūrėsime, čia yra ta teisinė kova, bet aš puikiai suprantu, kad policija yra užsiėmusi rimtesniais dalykais ir labai dažnai į visą tai numoja ranka, sako, čia yra civiliniai santykiai, aiškinkitės patys. Teismuose galima tokius dalykus irgi aiškintis, bet klausimas, ką tu laimėsi, kiek tu laiko sugaiši, kiek tau tai kainuos. Pats svarbiausias dalykas, mano galva, būtent čia padeda viešumas. Štai čia yra atsiliepimas iš Kauno, Terrible, tragiška, jis yra parašytas 26 metų gegužės 10 dieną, vėlgi šeima keliavo į Beleką, čia rašoma apie kainas, apie visus nepatogumus, visai šviežias atsiliepimas, tai yra birželio 17 dieną šiuo metu parašytas, vėlgi Terrible, vienas iš 5, turėjau labai prastą patirtį, mažiau negu 12 valandų prieš skrydį, buvome informuoti apie tai, kad keičiasi skrydžio laikas ir taip toliau, žodžiu, istorijos panašios. Pagal įstatymus, jokios sutartis nėra aukščiau už įstatymus, jūs privalote atsakyti per 14 dienų. Tada jie ten pradėjo remtis Latvijos teisę, tada aš pradėjau remtis Europos Sąjungos direktyvom. Tada jie sako, taip, jūs teisi, bet vis tiek teismai vyktų Latvijai, žodžiu, galit kreiptis į ten teismus Lietuvoje, bet jie vis tiek vyktų Latvijai, turiu tos susirašinėjimus visus. Žodžiu, vyktų Latvijai, kas yra iš vis absurdas, dabar nekreipiesi į teismą Lietuvoje, bet pagal Latvijos įstatymus, žodžiu, vyksta. Tada sakau, ne, jūs aktyviai veikiat Lietuvos rinkoje ir ten pagal tas direktyvas ir taip toliau. Nu, tai ten iš serijos, gal ir taip, bet treptelio koją vis tiek darysim taip. Ir ten paskui, kadangi aš kai siunčiau jiem pretenziją, kabinau ir vartotojų teisės, kurios persiuntė Europos vartotojų centrui ir taip toliau. Ir net Europos vartotojų centro turiu išaiškinimą, kad jie privalėjo per 14 dienų tą atsakyti, bet žodžiu, jie ten trepsėjo, sakau, ten tą klaidinimą, aš tą susirašinėjimą kai teikiau skundą vartotojų teisėm, ten apačioje mano visi įrodymai yra surašyti, aš juos irgi teikiau. Aš visada tokiais atvejais sakau tą patį dalyką. Jeigu jūs norite suprasti, ar verslininkui tiesiog nesiseka, ar jis yra nesąžiningas, atkreipkite dėmesį į 3 kriterijus. Pirmas yra pats svarbiausias, tai yra verslininko geranoriškumas. Visiems gali nepasisekti, visi gali paslysti, bet klausimas, kam tu perkeli savo nuostolį? Ar tu stengiasi išnaudoti savo klientą, ar tu geriau pats patirsi didesnį nuostolį, bet klientas tavo bus laimingas arba mažiausiai labai stipriai nebus nuviltas. Tai šiuo atveju akivaizdu, kad viskas yra kabinama ant kliento, klientui nėra siūloma kokia nors kompensacija, beje dabar tos kompensacijos mano pašnekovė ir prašo, viskas yra daroma paskutiniu momentu, viskas yra panašu į sistemą. Čia yra antras vėlgi kriterijus, kaip dažnai tai kartojasi. Ar tai yra pavienis atvejis, visada bus kažkas nepatenkintas kokią nors prekę arba paslaugą, bet jeigu tokių nepatenkintų yra daug, reiškia, kad tu tiesiog elgiesi nesąžiningai. Ir vėlgi kažkas sakys, tai nebūtinai piktybiškumas. Pažiūrėkite, kiek kartų ten kokie nors žinomi verslininkai yra bankrutavę. Jeigu tu bankrutuoji 1, 2, 3 kartus ir visą laiką palieki paskui save
eilę nusivylusių ir nudegusių tavo klientų, galbūt 4 kartą bankrutuoti jau nebus tiesiog nesėkmė, tai bus akivaizdus tavo piktybiškumas. Už tavo klaidas arba už tavo piktybiškumą klientai mokėti neturi. Ir trečias dalykas tai yra mastas. Vėlgi, jeigu mes kalbame, kad kažkur kažkas nepasisekė ir ten yra 100 eurų klausimas, tai yra per smulku. Bet jeigu mes matome, kad tai yra pakankamai dideli pinigai ir dideli žmonių kiekiai, be jokios abejonės, motyvacija apgaudinėti čia yra didesnė, jeigu tu prie to pridedi piktybiškumą ir sistemingumą, be jokios abejonės, tu gali daryti išvadą, kad su tokiais verslais prasidėti neverta, nes yra labai didelis šansas nudegti. Ir aš pats žiūriu štai į šitą kelionių organizatorių, Join Up, ir aš sakau, ne, aš jo nesirinkčiau. Tai net nėra koks nors principo reikalas, tai yra tiesiog sveikas protas. Aš nenoriu paskutiniu momentu būti įstumtas į situaciją, kuri man yra nepatogi. Skaudžiai mane nuvylėjai. Labai skaudžiai. Tiek apie keliones, bet kadangi dar turime kelias minutės, sakiau, kad tai bus 1:40 minučių epizodas, 2 epizodai po 50 minučių. Aš jums noriu dar vieną labai trumpai parodyti situaciją susijusią su verslu ir su keliais žinomais asmenimis. Na, žinomais ne iš pačios geriausios pusės. Man atsiuntė tokį screenshotą, kad Skirmantas Malinauskas vėl kalba apie mane. Tai tu kalbėk, kiek tu nori, tik gal tu kažkaip, jeigu laikai save bent tiek profesionaliu, bent jau tas antraštes suformuluok teisingai. Nes dabar sprendžiant iš šitos antraštės galima pasidaryti tokią išvadą, kad aš baisiai bagota esu. Apie ką čia kalba, trumpai paaiškinsiu. Jūs turbūt žinote, kad aš prieš kurį laiką priėmiau sprendimą kiekvieną sekmadienį įdėti kažką į YouTube. Na, dabar tai pasakiau ir prisiminiau praėjusią sekmadienį, bet jūs iš karto gavote 2 epizodus. Kitaip tariant, aš anksčiau dėdavau 3 epizodus į YouTube, 1 epizodą patronam. Dabar aš taip nedarau. Kadangi komanda išaugo, aš dedu 4 epizodus per mėnesį, kitaip tariant, kiekvieną sekmadienį epizodą į YouTube ir trumpesnį epizodą aš dedu kiekvieną savaitę patronams. Vienas iš tokių epizodų čia yra ir aptariamas. Visi ją žino, visi ją keikia. Ir dabar jūs turbūt galvojat, kad aš dekonstruosiu eilinį kokį nors melą jos, bet ne. Aš pasižiūrėjau visai kitą temą. Tai yra mano sekėjai skaitytojai atsiuntė pasižiūrėti nuorodą į mažąją bendriją Kavos šeima. Ir tos mažosios bendrijos vadovė kaip tik ir yra Olivija Krasnickienė arba Oli. Laimėti kavos pingvinui, kavos aparatui. Konkursas vyks dar 2 dienas. 8 dieną skelbsiu nugalėtoją. Ką, toliau sėkmės visiems kitiems dalyvaujantiems. Ir į ką man buvo pasiūlyta pasižiūrėti. Įmonė su apie 60 000 eurų apyvartą metinę, apie 8 000 eurų, ten kiek daugiau pelnų. Bet jeigu jūs atsiverstumėte atsiliepimus, kurių iš tikrųjų yra labai daug, 142 atsiliepimai, jūs pamatytumėte, kad tų atsiliepimų pobūdis visų labai panašus. Tragedija, pirkom kavą prieš gerą savaitę, jokių prekių nesulaukiam, nekontaktuoja, telefonu neatsiliepia, nepirkite iš jų, nepasitikėkite jų atsakymais, melagiai jie, jau nesitikiu gauti savo užsakymo ir panašiai. Skirmantas iš tos nevilties, kad Živilė Pinskuvienė baigia galutinai dekonstruoti ir demaskuoti jo melagio akis, jis matomai mato, kad ten jam nepaeina ir iš tos desperatiškos nevilties jisai grįžta prie paprastos eilinės mamos. Kaip taikinį jis pasiema žmogų tokį kaip aš, kur žino, kad tikrai nesugebės prieš jį atstovėti ir nekalbės ir neturi tokios kalbėjimo dovanos kaip Živilė Pinskuvienė ir taip toliau. Jis tiesiog iš tos nevilties, kad jį dabar baigia ten su žemėm sumaišyti, nusprendė išeiti ir savo visą tą tulžį išlieti. Na ką, dėmesio, dabar aš liesiu tulžį. Vėlgi, net nežinau, čia kiek visokių dalykų suvelta, nuo ko pradėti, tai ar nuo Kandroto, ar nuo Pinskuvienės, galbūt juos pasilikime visiškai epizodo pabaigai. Na, o dabar aš atsakysiu Olivijai Krasnickienei, buvusiai Olivijai Movčan. Tai aš nežinau, ar jūs matėte mano epizodą, apie kurį kalbate, aš įtariu, kad ne, nes kalbate visiškus niekus. Taip, aš tenai miniu ir Antano Kandroto kripto
atvirukus, kuriuos reklamavote ir kurie iš esmės yra beverčiai, žmonių skemas, apgaudinėjimas, kai finansinis nusikaltėlis susirinkęs pinigus iš naivuolių paskui pabėga į Baltarusiją, bet daugiausia aš ten kalbėjau apie jūsų kavos verslą. Vėlgi, tą pačią Oliviją Movčan, dabar Olivija Krasnickienė, daugelis žino kaip kosmetologė, grožio specialistė, taip pat galbūt kažkas jie žino kaip geopolitikos ekspertė, kuri yra nuolatinis svečias pas Rūtą Janutienę arba pas Giedrę Gorienę. Na, toks ir lygis, bet jūs turbūt nežinote, kad jinai taip pat yra kavos specialistė ir kavos verslininkė. Tiesa, yra viena smulki detalė. Man rašo žmonės ir sako, žiūrėk, yra patvirtinimai, kad mes pirkome kavą, pirkome už gerą kainą ir jinai mums niekada neatkeliavo, tai yra mūsų pirkinys, niekada mūsų nepasiekė. Tai schema, kuri nieko nesiskiria nuo, pavyzdžiui, Facebook'e siūlomos sportinės avalynės ar kokiu nors žinomų gamintojų rūbų už gerą kainą. Jūs mokate pinigus ir galų gale suprantate, kad buvote apgauti, nes niekas jums nieko neatsiunčia. Jeigu jūs kreipiatės į policiją arba jeigu jūs susirandate tą pirkėją, jeigu jūs pradedate kažkur ten paustinti apie tai, kad jisai yra nepatikimas, gali būti, kad jums galų gale bus arba grąžinti pinigai, arba atsiųsta prekė. Bet iš ko gyvena štai tokie kabutėse verslininkai? Iš to, kad nemaža dalis žmonių tiesiog numoja ranką, galvoja, norėjau prasisukti pigiai, negavau aš tos prekės, bet negi dabar čia dėl kelių dešimčių eurų tu kelsi bangas. Na ir tokiu būdu galima iš tikrųjų uždirbti visai nemažus pinigus. Ypač, kai tu turi didžiulę auditoriją, kai TikTok'e tave seka 100 000 žmonių ir tu juos gali tokiu būdu išnaudoti. Tai aš papasakojau tą istoriją, parodžiau skaičius, parodžiau faktus, parodžiau tai, ką man žmonės siuntė, kodėl aš tai įdėjau į Patreon, nes aš ten dedu tas temas, kurios, man atrodo, jos yra šiek tiek prisilpnos YouTube'ui. Tai valandą ar net pusvalandį apie tai kalbėti su 200 000 žmonių, mano galva, yra tiesiog kaip iš patrankos į žvirblius šaudyti. Tai tu pasirenki taikiniu mane, kai tu žinai, kad galbūt aš savęs taip neatstovėsiu, kaip, pavyzdžiui, Živilė Pinskuvienė. Ir tai yra plintusas. Plintusas. Kai aš renkuosi temą, aš niekada negalvoju apie asmenį, kuris elgiasi nesąžiningai, kuris nusikalsta, kuris laužo įstatymus arba apgaudinėja kitus. Aš visada galvoju apie aukas. Ir jeigu aš matau, kad aš joms galiu padėti, tokią temą aš ir renkuosi. Na, bet kalbant apie plintusus, jeigu jūs taip norite kalbėti apie plintusus, galime pasikalbėti apie plintusus. Aš manau, kad plintusų tikrai daug yra čia. Ir jūs turbūt jau atpažinsite, tai yra greičiausiai garsiausi namai šiuo metu Lietuvoje. Tai yra Palanga, Kunigiškės, Genio gatvė. Ir tai yra būtent tie namai, kuriuos gavo iš verslininko su labai didelė nuolaida nusipirkti Živilės Pinskuvienės šeima. Aš tiesiog noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį. Štai čia yra nurodyta, kad šitas vaizdas užfiksuotas 2023 metų rugsėjį. Pabrėžiu, 23 metų rugsėjį. Ir jūs pasižiūrėkite, kaip atrodo aplinka, pažiūrėkite, kaip auga žolytė, kokios būklės yra šitie pastatai. Pinskuvienės mama už 80 000 namą beveik 100 kvadratų prie jūros nusipirko ne 23 metų rugsėjo mėnesį, o 24 metų sausio mėnesį. Sienos stogas, langai, lauko duris. Aplink tuo metu dar vyko statybos, nebuvo nei sutvarkytos aplinkos, nei infrastruktūros, kuri šiandien, aišku, kelia turto vertę. Kas, bet aš nemelagė. Tave Živilė Pinskuvienė baigė galutinai demaskuoti, koks tu esi užpirktas ir koks tu esi melagis. Viskas, ką tu darai, tai tu, net matant iš tavo kampo, kaip tu filmuoji savo tuos įrašus iš to savo kambario, tu pasirašai savo tekstą, gerai jį apgalvoji ir tada tu jį tiesiog skaitai. Tavyje yra lygiai 0 žmogiškumo, tavyje yra lygiai 0 tikrumo, tu tiesiog turi tinkamą intonaciją ir gerai parašytą tekstą. Va čia tai desperacija, va čia tai mane demaskavo. Na, pagalvokite patys, net jeigu aš rašyčiau savo tekstą ir jį skaityčiau, koks skirtumas, tai yra mano tekstas ir aš, jeigu tai daryčiau, kodėl man reikėtų tai slėpti. Bet juokingiausia dalis, kad aš niekada to nedariau.
Aš kalbu visada, be jokio teksto, be jokių suflerių ir panašiai. Nieko neskaitau. Tada, kai aš skaitau, jūs matote mano tekstą, mano šaltinį, galbūt yra straipsnis, galbūt kažkoks dokumentas ekrane. Jūs tiksliai matote, ką aš cituoju. Tie, kas klausosi, nemato, bet tie, kas žiūri, visada gali pamatyti, kada aš skaitau. Na, o jeigu aš kalbu su jumis, žiūrėdamas štai taip į savo kameros objektyvą, jum į akis, aš niekada neskaitau. Ir tai nėra koks nors mano pasiteisinimas, nėra nieko blogo skaityti savo pasirašyto teksto, bet yra dar viena pastaba. Jūs labai dažnai mane matote ne čia, netgi dažniau negu mano studijoje, jūs mane matote televizijos laidose, įvairiausiose diskusijose ir panašiai. Ar jums atrodo, kad aš tenai kalbu kitaip? Puikiai kalba. Ką darysim toliau? Toliau mes atsisveikinsim 2 savaitėm, bet prieš tai dar labai trumpai apie celofaną. Vėlgi buvau tas žmogus, kuris raginau visus apie jį pamiršti, bet yra dalykai, kaip ir su tais pačiais kripto atvirukais. Tai yra elementari afera, kuri vyksta ir aš manau, kad žmonės verta įspėti. Ką jisai daro šiuo metu? Jisai sako tiem žmonėm, kurie įsigijo kripto atvirukus, jūs galite pasinaudoti naujų instrumentų, kuris jums leis, na pavyzdžiui, atlikti tam tikrus teisinius veiksmus. Sveiki, draugai, bičiuliai, žinokit, degu tiesiog nekantrumo jums papasakoti, ką va dabar, apie ką mes kalbėsim. Kitaip tariant, jisai sukūrė elementarią Google formą ir jisai renka šiuo metu žmonių duomenis. Pabandykite įsivaizduoti į situacijos absurdiškumą. Asmo, kuris yra teistas ir sėdėjęs už finansinius nusikaltimus, asmo, kuris šiuo metu nuo teisėsaugos pabėgo į Baltarusiją, asmo, kuris su tais kripto atvirukais yra apgavęs aibę kitų asmenų, sako, atsiųskite man savo asmens duomenis, o aš jum padėsiu, na pavyzdžiui, parašyti pareiškimą į policiją ir taip toliau. Kodėl aš matau čia pavojų? Dėl 2 dalykų. Pirmiausia, sukčius ras, kaip panaudoti šitos lengvatikių duomenis. Antras dalykas, šiuo metu jis yra Baltarusijoje, jisai bendradarbiauja su Baltarusijos KGB, kitaip jo tenai nebūtų, jisai nevaikščiotų po įvairių televizijų eterį ir aišku, kad jį Baltarusijos KGB išnaudos. Tai šiuo atveju, jeigu jis yra nepasiekiamas mūsų teisėsaugai, tai mažiausiai, ką reikėtų suprasti, jis yra pavojingas mūsų žmonėm. Kitaip tariant, jūsų duomenis greičiausiai net ne pas sukčių atsidurs. Jūsų duomenis atsidurs Baltarusijos specialiųjų tarnybų rankose. Jeigu jūs pirkote ar už 10 eurų, ar už 1000, ar atsirado tokių, už 10 000 buvo pirkę, jūs visiškai nemokamai gausite šitą virtualaus teisininko konsultaciją, jis jums, sakau, surašys pilnai skundą, tik tai tinkamai supildykite anketą. Ir viskas, ir važiuojam. Žinau, važiuojam turbūt su tuo Maserati, kurį buvai pažadėjęs pralaimėti tiem, kurie pirko štai šitą kriptovaliutą, kuri yra kripto atvirukai. Sakai, kad kažkas pirko už 10 000 eurų, nežinau ar tai tiesa, bet jeigu taip, wow, žmonės, nuvažiuokite, susiraskite Baltarusijoje celofaną ir paklauskite, tai kurgi ta mūsų finansinė grąža, kur tas mūsų Maserati, ar jūs tikrai leistės taip iš savęs tyčiotis. O tai, kad šiuo metu Baltarusijoje nuo Lietuvos besislapstantis nusikaltėlis ir su KGB Baltarusijos bendradarbiaujantis asmuo gali taip lengvai rinkti Lietuvos Respublikos piliečių duomenis, be jokios abejonės, tai yra rimta tema ir tai yra klausimas mūsų specialiosiom institucijom. Viskas, po pertraukos mes pasimatysime, važiuoju atostogauti, iki.